Sveiki visi. Badass pokalbiai. Badas arba pokalbė apie žinių badą. Bandom užpildyti tą alkį, badą, kai kažko nežinom arba kai kažką bandom suprasti. Ir aš savo esu pasakęs, kad man visi tie pokalbiai arba podcastai, nesvarbu įrašomi, neįrašomi, yra galimybė mąstyti. Nes pačiam vienam mąstyti, ar ne, tai yra toksai, sudėtingas darbas, ar ne, užduoti savo klausimą, tada ieškoti atsakymą. Tingisi. Ir taip toliau. Tai va, tai šiandieną pokalbį, ačiū labai Dariui, Darius Ražauskas šiandieną su mumis. Labas, Tomai. Pasidalins savo išmintimi, savo, nežinau, tikiuosi, patirtimi, savo atradimais. Gal ir tu pasidalinsi? Jeigu kažkas šaus ir aš pasidalinsiu, tai va, tai mes su Dariu jau kažkurį laiką esam pažįstami, tai tikiuosi smagiai pakalbėti. Tai esu Tomas Dapšauskas, aktorius, fasilitatorius, Darius Ražauskas, psichologas, šeimų konsultantas, santykių konsultantas ir beje, norėjau klausti, o kaip tu, kai tu sutinki žmogų, kaip tu save pristatai vis tik tai, ar kaip profesiją, ar kaip statusą, ar kaip žmogų, ar kaip tu skirtingiems žmonėms skirtingai, ar kaip tu prisistatai paprastai, su kuo save tapatini, kitaip klausimas. Pristatymą. Geras klausimas, bet kažkaip senai neteko prisistatyti, nes pas mane tų naujų draugų gal mažai gyvenime atsiranda. Geras klausimas. Kaip kas nors, kur nors ten darbinėje aplinkoje paklausia, tenka važiuoti kokį ten filmavimą kažkur, ar kažkokią tai darbinę veiklą, projektą, tai kai klausia, o kas jūs būsit, tiesiog sakau, psichologas. Nes paprastas trumpas žodis, žmonėms maždaug aišku, ką tu veiki ir viskas, aš ten nesivarginu visos gyvenimo biografijos pasakoti. O su draugais, tai aišku, tu atsiveri, tu kalbi, tu pasakoji apie savo ilgą ir ten pas kiekvieną tas gyvenimą, banguotą jo tą ilgą 40-mečio gyvenimą. Jei tam 30, man šiais metais 39 ir rudenį 40, tai dar galiu padainuoti. Dėl dainų, tai iš tikrųjų prieš aš čia turėjau tokią idėją po kiekvieno podcast'o ar to pokalbio, nežinau kiek jų čia bus, bedesinių ar ne bedasas, tai ne tik tai, kad čia kažkoks drąsus ar ten kažkoks provokuojantis, labiau, kad iš to bado. Tai sugalvau tokią dalyką, kad iš to, ką žmogus kalba, ką yra pasakęs, sukurti dainą. Čia turiu porą giminaičių, kurie gerai kūrė muziką, muzikuoja, groja, bet pasinaudojau šį kartą AI programėlę. Tai vėliau galbūt paklausysim, okay. Bet dabar aš galvau paklausti tavęs apie tą badą, arba ko tu alksti, ko tu badauji, ar yra kažkas, ko tu badauji? Aišku, kiekvienas žmogus badauja, kiekvienas žmogus turi trūkumų. Aš kai dirbu kaip ten psichologas, šeimas konsultuoju, būna ir pavienių žmonės, nebūtinai šeimą, bet šeimos daugumą pas mane sudaro. Tai kiekvienam kažko trūksta, kiekvienam žmogui. Man asmeniškai labiausiai trūksta, šiuo metu trūksta laisvo laiko, taip pat man kaip visiems turbūt trūksta meilės, nors atrodo turiu ir ten 2 vaikus, žmoną, ten turiu draugų, bet man vis tiek norisi daugiau laiko su jais, daugiau laiko šiltam santykiai, daugiau. Aš jaučiu, kad pavyzdžiui ateityje aš mainysiu pinigus į, kitaip sakant, mažiau dirbsiu ir dabar po truputį jau pastaraisiais metais mažinau valandų darbo skaičių ir daugiau laiko skiriu ten sportui, draugams, gamtai. Tai aš alkstu geresnio kūno savijautos, nes per pastarosius kelis metus čia pradėjau visokias sveikatinimosi sistemas bandyti, jau 7 metai bėgioju, tai jaučiu, kad gerėja, kad palyginus kaip jaučiausi prieš 10 metų ir dabar, tai aš dabar jaučiu žymiai geriau negu prieš 10 metų, bet noriu dar geriau jaustis, noriu dar, kad dienos režimas, tai aš alkstu gero dienos režimo, alkstu dar daugiau gamtos sporto, alkstu meilės, šilumos, norisi man jos dar daugiau negu yra gyvenime. Ir alkstu iš tikrųjų dvasinių daugiau žinių, jaučiu, kad esu šiek tiek kažkaip savo gyvenime apleidęs visą dvasinį frontą, kuris man labai įdomus. Meditacijos, piligriminės kelionės, taip toliau. Aš kartais tą turiu, bet man tiesiog to norėtųsi daugiau. Tai alkis irgi yra tenais ir kur dvasingumo pusė. Aha, geras, nes viena iš temų ir buvo dvasingumo, bet aš galvoju, pirmą pasidalinsiu dar pats, kuo aš alkau ir tą kartą bekalbant irgi atradau. Tai kažkaip atsimenu, kai aš prisimenu mokyklą, aš galvoju, kad aš
visą laiką jaučiau nuolatinį skausmą mokytis. Tarsi man buvo tokia kančia į mokyklą. Ir kai žmonės prisimena mokyklą kaip kažkokį tais gerą dalyką, aš toksai būnu, tiesą kalbant, šiek tiek šokiruotas, nes negaliu patikėti. Ir aš taip jaučiu, kad šeimoje toks jausmas man, kad kažkokių traumų, aišku, reikia paskui apie tas traumas visokias irgi įdomu būtų paklausti, bet tarsi iš šeimos jaučiu, kad neatsinešiau kažkokių ten didelių, ten nuoskaudų ar dar kažko. Bet super. Viskas, kas susijęs su kažkokiu nepasitenkinimu arba savivertės trūkumu, tai yra iš mokyklos. Ir dėl to aš paskui ir mane taip įdomiai likimas nuvedė, kad aš ten stojau aktorinė, tarsi irgi ten galbūt irgi tos kompensacijos, kad nori būti įrodyti, kad tu čia kažko galėjai į sceną, nes visą laiką buvau labai nedrąsus, ar ne visą laiką ten man buvo scenos baimė labai didelė. Okay. Ir tas aktorinis visas teatras ir taip toliau. Ir paskui mane taip nubloškė į mokyklą, aš galvoju, jau kur aš neįsiu, tai tikrai į mokyklą neįsiu. Ir man ten siūlo, eik sudalyvauk, žinai, ten projektas, važiuoja menininkai į mokyklas, žinai, aš galvoju, eik, tu tik ne į mokyklą, kur nori, tik kur nors kitur, žinai. Bet kažkaip gavęs, kad vis tiek aš ten nuėjau ir dabar jau 14 metus aš važinėjau į mokyklas, dirbu tiek su vaikais, tiek su mokytais. Ir savo net sakiau tokią misiją esu išsikėlęs, kad aš noriu padėti mokytojams tapti dar geresniais pedagogais, kad kuo daugiau mokinių tą 12 metų periodą prisimintų kaip įkvėpinti ir prasmingą, ko aš tikrai nejaučiau. Wow. Tai ir aš galvoju apie tą švietimą. Jeigu tu taip žiūri irgi, aš kiek žinau, tu ten irgi ieškoji ir savo vaikams ar neieškai, tarsi, koks tavo būtų, jeigu taip kaip tėvo arba kaip kažkokio tais, nežinau, savo srities profesionalo, ko reikia iš mokyklos šiaip žmogui, ko reikėtų švietime, ko trūksta ten arba ko ten nėra. Ko reikia žmogui. Ko nėra. Kritikuoti, žinai, visada yra lengva, padaryti yra sunku. Taip. Nes man gyvenime yra tekę kritikuoti įvairius projektus, paskui darai pats tą renginį, stovyklą, projektą, kažką ten kepi kažkokį kompaktą, paskaitų ir panašiai ir pamatai, kad tai nėra taip paprasta ir lengva imti ir padaryti, pavyzdžiui, gerą mokyklą arba gerą darželį. Bet jo, kritikuoti galima. Man, pavyzdžiui, Lietuvoje mokyklose trūksta tarp vaikų sukurtos šeimos ir globos atmosferos. Yra keletas mokyklų, kur aš žinau, kad tai kuriama ir ten dalinai tai yra, kad visiškai nėra patyčių, vyresni rūpinasi mažesniais. Ta prasme, tai yra tokia tarsi mokyklai kultūra, mada ir panašiai. Bet labai mažai tokių įstaigų, norėtųsi, kad tai paplistų, ar ne? Tai jeigu imti tokią bazinę standartinę Lietuvos mokyklą, nes man, kažkada ten turėjau keletą projektų su keliom savivaldybėm, teko irgi važinėti po vidurinės mokyklas ir nuo 5 ten iki 10, man atrodo, dažniausiai klasės būdavo moksleiviai, jiems ten buvo savižudybių prevencija, dar kelios temos buvo apie sėkmę, apie gyvenimą, studijų pasirinkimas, aš ten dėsčiau jiems tokias temas, kad jiems būtų tarsi lengviau gyvenime. Tai man susidarė toks jausmas, kad mūsų to mokyklom dar labai trūksta tos šilumos ir palaikymo ir tokio individualaus dėmesio, kad kiekvienas vaikas vystosi ir auga savo greičiu ir jam, į ką bando, pavyzdžiui, atsižvelgti Valdorfo šiek tiek sistemą, taip individualiai pasižiūrėti žmogų, ne? Tai tose standartinėse mokyklose man trūksta šito. Kaip tėvui man taip pat dar daugelį šiuolaikinių mokyklų trūksta moralinio ir dvasinio pagrindo. Jis niekaip normaliai neperduodamas ir nedegiamas daugelį, išskyrus kelis gal ten variantus. Man to, pavyzdžiui, trūksta. Aš esu toks gan minkštas žmogus ir man norisi, kad mano vaikai matytų mokytojus, kurie turi ten vienodą vertybių sistemą. Man norėtųsi, kad vaikai matytų apskritai aplinką ir ten tos vaikus kitus, kad kažkaip, vėlgi čia svajonė, kad mokyklos atsirinktų, turėtų kultūrą, ten. Atsiprašau, tai padaroma, ypač privačiuose mokyklose per daugelį metų. Valstybinės yra kiek sunkiau, nes ten finansai, kiti ribojantis faktoriai. Bet studijuodamas psichologiją, bakalaurę ir magistrę turėjau atlikinėti praktikas. Ir turėjau praktiką ir psichologo, mokyklos psichologo, viduriniai mokyklai, Pilaitei, Vilniui. Ir iš tikrųjų buvo ir daug gerų, nes aš lyginau, galvoju, aš baigiau mokyklą senai, mano 12 klasės skambutis buvo 2004 metais. Tai jau prabėgo virš 20 metų nuo to mano paskutinio skambučio mokyklinio.
Ir man buvo įdomu, o aš čia grįžau į mokyklą, čia buvo ne šiais metais truputį atgal, bet vis tiek jau buvo daug metų praėję ir aš galvoju, vat man įdomu, kaip čia pasikeitė tos mūsų mokyklos nuo mano laikų. Ir jos pasikeitė. Aišku, dar turim omeny, kad tai biškai skirtingas Lietuvos regionas, aš esu iš Mažeikių, čia buvo Vilnius, tas irgi šiek tiek žaidžia, bet aš vis tiek pamačiau, paskui pasikalbėjau su kolegom, kurie kitose ir rajoninėse, ir ne Vilniaus rajono mokyklose, o ten atliko kitose Lietuvos regionuose praktiką, kad iš tikrųjų šiek tiek situacija kai kuriuose vietose mokyklose gerėja. Atsiranda ta tokia labiau biški supratingumo, palaikymo kultūra, šiek tiek mažiau negu mano laikais, bent jau aš tai pajaučiau, tai subjektyvus pojūtis patyčių, jos yra. Ir ten muštynės, ir patyčios, ir visokie jaunimo niuansai, bet kai aš atsimenu, kiek pas mane to buvo ir kaip tai buvo, tai aš kažkaip, nes man teko sėdėti vaiko gerovės komisijoje toje mokykloje įvairius posėdžius, ten jau pačius blogiausius moksleivius, svarstyti, ten diskutuoti su tėveliais. Ir nebuvo tai blogai kaip mūsų laikais. Mes didesnių nesąmonių darydavom, labiau būdavom pasiutę ir dažniau tos problemos buvo mokykloje. Gal čia tik man taip subjektyviai iš tų poros mėnesių, aš ten atsimenu 2-3 mėnesius, kiek aš ten atlikau praktiką toj viduriniai mokyklai, mokyklos psichologo praktiką, bet man toks įspūdis susidarė, kad kažkoks vis tiek per tuos kelis dešimtmečius yra įvykęs šiftas visuomeniai ir ta 2000-ųjų mokykla, kurioje aš brendau, ten 2000-ųjų, prieš 2000-uosius, jinai buvo tokia vis dar posovietinė, pasiutusi, kaip aš sakau. Dabartinė jinai gal jau yra šiek tiek sušvelnėjusi kai kuriais momentais. Tai tiesiog norėčiau, kad mes toliau eitume individualizmo to keliu, kad asmeninio, kuo labiau mokytojus mokytų asmeniškai, mokinius matyti. Jiems, vėlgi čia labai sunku, bet juos palaikyti, skatinti, tokį personalų duoti, nes kai kuriuose šeimuose vaikai visiškai negauna iš tėvų palaikymo, motyvacijos, tėvam neįdomu, ką tu ten mokais, kaip tu ten mokais. Tai jeigu mokykloje atsiranda kažkokie tavo talentus matantis ir tik porą žodžių pasakantis, bet pozityvių porą žodžių pasakantis mokytojai, tai gali pakeisti visą gyvenimą. Visiškai pritariu. Įdomu tas, kad ar ne, įdomu, ar tu girdėjai apie tą tyrimą kažkokį tais, dabar aš nežinau, iš kur aš tai esu girdėjęs, bet kad bausmė iš tikrųjų labiau veikia motivaciją. Tarsi, jeigu tu kažko bijai, labiau tą darai, negu kad kai tau kažkas motyvuoja, bet iš kitos pusės... Čia priklauso nuo asmenybės ir nuo konteksto. Čia yra kontekstinis tyrimas. Tai va, bet įdomu tas, kad iš tikrųjų lengviau yra mokytojai, ta prasme, pagrasinti dvejetų, ten kažkokiu tais rezultatų. Greičiau. Paprasčiau. Smegenis tas sprendimas šauna automatiškai. Taip. Tai aš ir galvoju, ką tu sakai, iš tikrųjų tas palaikymas, tas kvietimas, motyvavimas, ieškojimas skirtingų mokymosi būdų, skirtingų įtraukimo būdų. Tai praktiškai tas yra, kuo mes čia užsiemam, ar ne tiek metų, kad kviečia mokytus ar neieškokit kitokio prieimo prie tos pačios matematikos, lietuvių, bet kokio sudėtingo dalyko, jungkit skirtingus visokius dalykus, ar ne. Tai man atrodo, kad čia esmė yra, kad pataikyti, tikrai pamatyti žmoguje vertę. Ne tai, ką jisai blogai daro, ką jisai ieškot vertės. Taip. Nes smegenys negatyvą labai lengvai fiksuoja, yra ten skirtingi tyrimai, jie ten ginčiasi, bet esmė, kad negatyvą mes dažniau kažkaip užfiksuojam, matom, jaučiam, nes jis tarsi su išlikimu mūsų yra susietas, ar ne? Tigro reikia bijoti, pavojaus reikia bijoti, kitaip žūsim. Viena iš daugelio teorijų, ar ne? Tai, o su pozityvu aš tą netgi klientų tarpe matau, tie žmonės, kurie priima tą idėją, kad reikia labiau mokytis, kad reikia labiau atkreipti dėmesį į kito asmenybę, empatiškai pabandyti priimti ir jį kažkaip pamotyvuoti, paskatinti. Kitaip sakant, matyti pozityvą ir jį garsinti. Jį garsinti šeimoje, darbe, moksluose, visur. Tai daro poveikį, nes mes vis labiau esam vieniša visuomenė, mes vis labiau esam tokie atomai pavieniai. Nes socialiniai tinklai, interneto progresas, dirbtinis intelektas, visi kiti dalykai, kurie vyksta dabar, pastarąjį dešimtmetį, jie mus vis labiau atitolina viens nuo kito ir daro mus svetimesnius. Mes vis labiau esam sujungti virtualiai, bet tai smegenim nežaidžia. Tikro gyvo akių kontakto ir tikro gyvo ilgo nuoširdaus bendravimo ir niekur neskubėjimo mes turim vis mažiau ir mažiau. Ir kaip visuomenė dėl to labai kenčiam. Ir aš labai palaikau tas mokyklas ir tas šalis,
tas progresyvias šalis, kurios dabar pradeda svarstyti įstatymus. Prašau, biški. Viskas gerai, visko būna gyvenime. Kalėdų senelis skambina. Taip. Reikia lėktuvo režimais. Ai, bet tada... Atsiprašau. Gerai. Taip. Tai mintis yra tokia, kad mes kaip visuomenė tampam vis labiau vieniši. Todėl mokyklos, bendruomenės, aplinkos, būreliai, darželiai, kur tik bus kuriama bendruomenė, palaikoma ir kur bus vengiamos ar draudžiamos technologijos, kaip pavyzdžiui dabar Prancūzijoje svarsto, yra jau daug valstybių, kur svarsto paaugliams, pavyzdžiui, tiesiog uždrausti socialinius tinklus, nes mato, kad paaugliai, kurie daug vartoja socialinių tinklų, jų psichologinės gerovės skalė konkrečiai krinta kartais net iki savižudybės ribos. Ir puikiai supranta, kad jeigu paaugliai neturės soctinklų, o soctinklai gali, šiais laikais technologiškai gali viską patikrinti, su veidu, su akių rainelės, su pasais, su kuo nori, čia yra tik apsimetinėjimas, kad jie negali patikrinti. Jeigu išeis įstatymas, kad privalo patikrinti kitaip 1 milijoną eurų bauda, o tokį įstatymą gali valstybės ar ten Europos Sąjunga, kas nori padaryti, jie labai greit sukurs technologiją, kad ne vienas paauglys neturės to socialinio tinklo ir ten fake accounto ar dar kažko, ar ne? Nes ras būdų, kaip tai tikrinti, ar ne? Tai čia reikia tik politinės valios, jinai pamažu po truputį kūrėsi, nes atsiranda begalė mokslinių tyrimų, jau tikrai yra begalė, kurie rodo, ir jau gerą 10 metį rodo, kad žmonės, kurie turi daug ekrano laiko, žmonės ypač jauni, paaugliai, jaunimas, vaikai, kurie turi daug laiko su socialiniais tinklais ir kompiuteriniais žaidimais, tai labai kenkia jų smegenų raidai, tai kenkia jų asmenybės vystymuisi, jie tampa tokie truputį asocialūs, mažiau gabūs, po to gyvenime mažiau pasiekia, atsiranda krūva problemų psichologinių. Tai aš labai esu už gyvas mokyklas, už gyvo kontaktą, aš esu labai už lauko darželius, už lauko mokyklas, nes puikiai žinau iš mokslinės pusės, iš tyrimų, kurios aišku ne aš dariau, bet aš tikiu tų mokslininkų sąžiningumu ir aš žinau duomenis, kad tai yra ateitis, gyvas kontaktas. Tai žodžiu, kviesti mokytojus, neleisti naudoti per pamoką telefoną yra geras patarimas. Manau, vienas iš lūžinių momentų, vienas iš svarbiausių patarimų, kurį gali duoti kas nors, kad grįžkim prie tušinuko, grįžkim prie visai nesenas tyrimas, ten darė 3 grupės ir viena ten turėjo nuolatinį kontaktą su dirbtiniu intelektu, ten turėjo jį kasdienybėj naudoti, kita grupė kaip tik nieko negalėjo naudoti, o kita grupė, aš neatsimenu, jie ten turėjo, žodžiu, su Google nuolat dirbti, kur tu jau biški pats searchini, negauni sukramtytą produktą. Ir jiem davė visokias kūrybinės sesijas paskui rašyti. Ir buvo labai akivaizdu, kad grupė, kuri negavo ten naudoti dirbtinio intelekto, paskui rašė, kūrė ir darė žymiai geriau. Kitaip sakant, jeigu mes dažnai ir daug naudojam, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto ar ne įvairių pagalbininkų, jie, grubiai pasakius, kaip ir vagia mūsų intelektą. Vagia mūsų... Atrofuojasi, nes kartais galvoji, darydavai visą laiką, ruoždavais kokį nors planą, ar ten kokį nors, nežinau, sesijos ar kažkokios ten, žinai, paskaitos. Ir tiesiog susirinkdavai iš to, ką jau esi daręs, iš to, ką naujo galvoji reikia, arba nauja tema atsirado ir ieškodavai, skaitydavai, išnašu dar kažko dabar, karts nuo kartai pagaunu. Čia dabar nėra laiko, gal, paklausiu aš dirbtinio intelekto. Ir tada jisai tik užmeta, gerai, tai nėra, dar vis tik nėra taip, kad vien tik ant jo pasinėri, bet jau vis daugiau pradedi įtraukti ir tada žiūri, kad jau tas noras eiti ruoštis, galvoja, tai dar turiu biškių laiko, vis tiek čia gal greitai gausis. Arba padarai, visai gerai gavosi, tai turiu laisvą laiką, ar ne? Ir tada iš tikrųjų jauti, kad, mąstymas jisai sustoja, nes tada tu tiesiog pasiremi šituo ir tada galvoji, kažką kitą veiksi. Čia yra, dirbtinis intelektas bus didžiausia ateityje problema, ekonominė, socialinė ir apskritai pasaulinė didžiausia problema, nes kokia jis sukurs bedarbystę ir kaip suardys socialinę visuomenės struktūrą ir kokius turės sociologinius iššūkius, bent jau kaip paklausau pasaulio vedančiųjų mokslininkų podcastų, kurie arba dirba su AI, arba dirba sociologijos ir psichologijos srity, taip pat ekonomikos srity, nes tai tiesiogiai palieks ekonomiką viso pasaulio, tai aš suprantu, kad žmonija tokio iššūkio, pramonės revoliucija, visa garo revoliucija,
elektra, internetas, kokius mes bepraėjom pokyčius, jie yra, kaip būna bangelės ežere, kai pučia stipresnis vėjas ir kai būna audra vandenyne, atviram vandenyne. Tai tiesiog nesulyginami dalykai, kiek aš suprantu mokslą ir kiek esu paklausęs, kokie mūsų laukia visuomenės pokyčiai per artimiausius 20 metų, to nėra buvę žmonijos istorijoje, nes tiesiog, tarkim, pusė žmonijos, o gal net žymiai daugiau gali tapti bedarbiai. Ir kas tada? Didžiuliai iššūkiai valstybėm, socialiniam struktūrom, paramoms fondom, visas tas minimal income ir visi kiti dalykai ir su tuo ateinanti beprasmybė ir, jeigu tu sėdi ant pašalpos ar ne, aš kaip psichologas žinau, kas tada vyksta su daugeliu žmonių, psichotipo ar ne, jeigu tu gerai tau valstybė moka tiek, kad tau užtenka gyventi ir valgyti ir tu galiu tinginiauti, galiu tiesiog kurti dienom. Aha, jeigu iš to neuždirbi tu, kaip jaučiasi tavo psichika, pasąmonė. Wow, mūsų laukia gyvensim labai įdomiais, bet tuo pačiu ir sunkiais laikais. Tai vis tik tai ką, paprastam žmogui, viskas dabar išgirdau, nebegaliu naudotis, geriau aš nenaudosiu, bet jau ar čia kaip tik man reikia dar labiau gilintis, aiškintis ir... Gilintis ir aiškintis reikia, nes ateityje tie, kurie mokės dirbti ir galės naudotis ir turės prieimą, o vėlgi ne visi turės prie pačių naujausių variklių ir pačių naujausių, sakykime, dirbtinio intelekto programų prieimą, turės didžiosios korporacijos, kurios tai vystys, augins, dalį to pardavinės, aišku. Tai kas jau šiandien aišku ir kas jau matoma ir apie ką garsiai kalba mokslininkai, kad pasaulyje socialinė atskirtis, kitaip sakant, labai mažas sluoksnis, labai turtingų žmonių toliau augs ir didės ir turtingės. Ir atsiras taip pat sluoksnis žmonių, kuris vėl bus augantis, kurie bus labai, sakykime, nepasiturintis. Tai atskirtis didės. Čia yra labai didelis iššūkis. Nes bet kurioje visuomenėje, jeigu atsiranda dideli, sakykime, skirtumai tarp turtingų sluoksnio, tarp vargšų sluoksnio, tai visada beveik garantuotai kelia įvairias socialinės įtampas, neramumus, problemas. Kitaip sakant, mes judam į žiauriai įdomius laikus. Gerai, žodis žiauriai tinka. Ja, įdomus vienas dalykas, ar ne? Sokratas ar Aristotelis pasakęs yra, ties jaunimas šiais laikais iš viso, jie jau nieko nebeatsimena, jie knygas skaito. Tarsi su priekaišta, ar ne? Ir tai mes dabar... Wow, kokia faina citata. Čia knygas skaito. Jie dabar neturi atminties, jie tas knygas skaitant. Tai mes ten sakydam, ar ne, jie nemoka skaityti, jie ten scrollina, YouTube'ą žiūri, žinai. Tada dabar kažkas, kai jie net YouTube'o nebežiūri, jie AI žiūri, generuoja ten. Tai bet pagal viską, jeigu taip atsiras to laiko, ar ne, kažkas apmokės, tai gal atsiranda ir kažkokių privalumų, gal atsiras vis tik tai ir tas natūralus ieškojimas prasmės ir galbūt tas dvasingumas čia galėtų atrasti tau terpę, arba aišku gali atsirasti įvairiausių religijų, sektų ir taip toliau, kurie norės užpildyti tą tuštumą. Bet jeigu tai pereinant prie tos dvasingumo temos, kaip tau pačiam buvo tavo kelionė ar neieškojimo tarp to, man patiko, čia Neverausko kažkada klausiau, ar ne, podcastą kažkurį, tai kur jisai kalbėjo apie šitas piramidę poreikių, ar ne, ir kur viršūnė yra tas kažkas daugiau negu aš, ar ne, kad kai tai žmogus, kai jau viską patenkina, paskui pradeda ieškoti, kas yra tas, kas daugiau negu aš, taip. Ar ne, ir galvoju, kaip tu, kada tu pradėjai to suprasti, kad kažkas yra daugiau negu tu, ar supratai, ar jau senai supratai, ar tai susiję su tavo paieškom, ten psichologija, ar nuo pat pradžių žinojai, kad tu ieškosi psichologijos, ar kaip tas kelias buvo, ir vat būtent apie to dvasingumo paieškos, ir kas tau yra dvasingumas. Čia labai sudėtingas klausimas, nes dvasingumą labai sunku apibriežti ir paaiškinti. Tikėjimą, apskritai tikėjimas yra turbūt viena iš giliausių ir sudėtingiausių temų. Mane, aišku, labai jauna, kai buvau jaunas, kai sužinojau, kad labai daug pasaulio istorijoje yra buvusių vedančių mokslininkų, kurie buvo arti arba net pačiam tikėjime. Ten visokie fizikos, chemijos ir taip toliau dievai, ar ne, pradininkai, įkūrėjai ir taip toliau, tų rimtų mokslų, matematikai,
nu, didieji protai, vat jų tarpe, jeigu paguglinsim gerai, pažiūrėsim, tai pamatysim, kad ne tik ten apie kažką gilesnio dvasingesnio, ten koks Einšteinas ar Newtonas mėgdavo ką nors užmesti, tokių buvo daug. Tokių buvo labai daug. Chemijos, fizikos, matematikos mokslė, tose rimtose moksluose, jau nekalbu apie literatūrą ar kūrybą. Ir man kaip paaugliui jo visada buvo įdomu, yra kažkas daugiau, nėra, o kas ten po mirties, kas kaip, nu bet taip, užeina, praeina, tai nebuvo rimta. Bet vat studijuojant jau universitete, mano pirmas diplomas bakalauras buvo ekonomikos vadybos fakultete ir pirmas magistras buvo ekonomikos vadybos fakultete. Tai man tada jau pradėjo suktis kažkas galvoje, kas yra daugiau, koks gyvenimas, aš čia dabar dirbsiu, darysiu, o ką paskui mirsiu, ten vaikai viską paleis vėjais, nes jų bus kita karta, kitos vertybės, kiti norai ar ne. Tai o dėl ko aš čia dabar eisiu į tą universitetą, dėl ko aš čia vargsiu ir taip toliau. Man tokie klausimai kartais atsirasdavo. Ir jie pas mane atsirasdavo ne todėl, kad aš kažkokioje depresijoje ar blogai gyvenau, aš visą gyvenimą buvau smalsus nuo vaikystės ir man reikėdavo visada tiesos. O tai kur yra teisybė, kur yra tiesa, ne? Ir vat matydamas, kad man tie vien moksliniai ir materialūs atsakymai neduoda visko, kad vat gyvensiu, numirsiu ir viskas. Ir ką, manęs nebėra, o tikrai, o kas, o kaip tada ten tų žmonių, kurie ten mato, girdi, kažką jaučia, ten nežinau, ten praeitus gyvenimus, kas čia haliucina, žodžiu, psichologija mane pradėjo dominti, ar ne, kodėl vieni žmonės kažką mato, girdi, panašiai. Aš giminių draugų tarpe turėjau tokių, kurie turėjo, vat, pavyzdžiui, klinikinės mirties patirčių, ne vieną. Paskui pasakoja tokias įdomias istorijas, kurias gali fact-checkinti, kaip jie ten buvo, kaip ten daktarai, ką daktarai šnekėjo, taip toliau, paskui daktarų paklausė, jo, taip ir buvo, ir tu supranti, opa, čia jau įdomu, žmogus buvo komai, žmogus ten praktiškai vos nekvėpavo, nieko beveik tiesios linijos, o jis puikiai girdėjo, atsimena viską, ką chebra kalbėjo. Operuojantis ten ir visa kita, medicininis kolektyvas, ar ne. Tai vat, kadangi aš esu faktų žmogus, man reikia, tiesiog pasakyti, va, tikėk taip yra, man netinka. Bet kai aš gyvenime susidūriau su daug tokių vat, įdomių faktų, kurie tarsi kažko man užmetinėjo jaunam žmogui mintis, kad galbūt yra reinkarnacija, galbūt yra kažkokia teleportacija, galbūt yra ten kažkoks minčių skaitimas, dar kažkas, tokie keisti įdomus dalykai. Ne? Dabar mokslas jau pats sugeba daryti ir teleportaciją, ir minčių skaitimą, tai čia jau moksliniai dalykai, mažų laipsnių, ten kažkiek kilometrų, ten pozitroną, neutroną ar kažką, dar ne atomą, bet, žodžiu, tai jau mokslas, nebe pseudomokslas. Kada ateis laikas ten gilesniem dvasiniam dalykam, aš nežinau, ir ar ten mokslas galės nueiti, irgi nežinau, bet, žodžiu, mane užkabino, bet jau universitete mokantis man atsirado gilesnės paieškos. Ir tada aš pradėjau domėtis ir iš pasirenkamų dalykų, atsimenu, rinkausi arabų kraštų kultūrą, ten galvoju, man papasakos ką nors apie Koraną, įdomu sužinoti kitą tradiciją. Nes krikščionišką žinojau nuo vaikystės, močiutės ten visą kitą į bažnyčias vesdavosi, tai aš tą katalikišką pusę žinojau, ten pradėjau domėtis arabiškais reikalais, paskui indiškais reikalais, ir panašiai, visais rytais ir taip toliau, kad tą pačią kabalą, visų judaizmų pradėjau googlinti, žiūrėti, skaitinėti, tiesiog buvau smalsus vaikas, kuriam buvo viskas įdomu, nes kodėl čia tūkstančiais metų vieni vienaip, kiti kitaip, ten tie religiniai karai, daugiausia žmonių žūsta juose, kažkaip per nesąmonę, žinai, kodėl jie, nes man tapo įdomu, tai o kur yra šaknis fanatizmo, dogmatizmo, ritualizmo, kas atneša visas nelaimės, nes religinėse karuose žuvo labai daug žmonių. Taip. Tarp religijų, ar ne, kai kapojas. Nes kai pažiūri giliai šventraščius religijotorai, tu matai, kad ten bazinės idėjas vos ne tos pačios visur. Ir gilios. Kaip sako, ir aš pritariu tam, jeigu susitiktų Buda, Jėzus ten ir koks Mahometas ir susėstų visi arbatos ir pačiatint porą valandų, jokių problemų nebūtų. Jokių problemų. Jie susikalbėtų. Ir labai gerai susikalbėtų. Ir tarp jų būtų geras dialogas ir meilė būtų. Bet kai susėda skirtingų religijų, ten pavyzdžiui 3 atstovai, nedažnai viskas baigėsi kažkokiu tai pakeltų balsų ar dar kažkaip, ar ten surauktais antakiais. Tai šito man norėtųsi pasaulyje mažiau ir man visada buvo įdomu, tai kaip čia yra, jeigu egzistuoja kažkoks dvasingumas ar kažkas, kodėl taip žmonės nesusikalba, kodėl jie taip
kodėl jie taip konfliktuoja. Tai va šitas studijų metais tapo įdomiausia, pradėjau skaityti, ieškoti, žiūrėti. Net nepasakyčiau, nuo kurios knygos labiausiai užsikabinau, bet psichologija. Prieš 15, 16, 17 metų pas mane ta tema pradėjo taip plaukiot. Paskui aš jau pabaigęs verslo studijas, ten labai trumpai pusmetį padirbau įmonės, nusisamdė mane viena įmonė UABO. Dar studentas būdamas padirbau vieną UABO pusmetį direktorium ir pamačiau ir pajutau, kad faina tas verslas, ten jeigu pasiseka, gali pinigų užsidirbti ir nemažai. Bet kažkaip jau tada supratau, kad bet kurioj srity tu, jeigu būsi geras profesionalas, tu kažkiek užsidirbsi, ar ne? Ir man norėjosi to kažkokio gilesnio, kad aš būčiau laiminga tada ir kažkurioje dabar jau tiksliai neatsimenu knygoj, perskaičiau tokią gerą analizę, kad tie žmonės, kurie dirba ten, kur yra jų pašaukimas, kur yra jų aistra, kur dega jų akis, tą darbą, kurį jie darytų ir dar primokėtų už ačiū, kad jiem leistų daryti, tu turi ieškoti tokio kažko. Ir kai aš pabandžiau mokymą, kai pabandžiau paskaitas atsitiktinai, mane labai užkabino. Ir aš pamačiau, kad man patinka kalbėti, man patinka vesti. Paskui supratau, kad man patinka asmeniškai irgi žmonėm kažką patarti daryti. Ir tada atsirado psichologijos studijos, coachingo studijos, ten ir visokios kitokios psichologinių žinių kursai ten ir taip toliau. Bakalauras, magistras, tai suma sumarum apie 10 metų visokių įvairių studijų sudėjus, tas visas mano studijas. Tai psichologija, jinai taip patėjo palaipsniui. O su jie ir dvasingumas, nes aš puikiai pamačiau, ką matė, pavyzdžiui, profesorius Jungas savo laiku. Ir daugelis kitų didžiųjų, kad žmogui, pavyzdžiui, profesorius Viktoras Franklis, žmogui reikia prasmės. Žmogui reikia kažko daugiau, ką sako docentas Neverauskas, kažko daugiau už save. Tada jis tampa pilnas, tada, žodžiu, jeigu žmogus turi gyvenime misiją, kuri nėra tik pinigai, jo karjera ir tik jo šeima, nes čia ne misija, čia pareiga, čia tu privalai tai daryti. Tu privalai aprūpinti šeimą, tu privalai uždirbti, tu privalai turėti, saugų būstą ir taip toliau. Ir rūpinti savo vaikais, jeigu jų yra. Bet tu neprivalai rasti kažkokią misiją visuomeniai, miestui, čia jau kiti dalykai. Ir jeigu tu atrandi tą savo misiją, kuo tu gali būti naudingas savo aplinkai, miestui, tautai ar žemėj, nesvarbu. Čia kas kita, prasideda tie gilesni, tos aukštesni tie piramidės sluoksniai, kur laimė, jeigu tu tai darai, yra žymiai didesnė negu pinigų kalimas. Tai įdomu, ar tas prasmės ieškojimas, pavyzdžiui, per labdarą, per tą, ar čia yra dvasingumas, ar vis tik tai kažkoks ryšio atkūrimas su kūrėju, arba ryšio ieškojimas su kūrėju, ar reikia turėti mums kažkokį vis tik tai dievą, arba ten kažkokį krapštyti skirtingose religijose krapštyti, ar savo viduje krapštyti, ar to vidinio ryšio, ar užtenka man tiesiog pervest babutę per kelią, arba ten, kažkam vaikų namams ten nuvežti kažką, arba iš tikrųjų ten daug įdėti pastangos ir ten kažką daryti, ar čia ir yra dvasingumas, pagalba tiesiog kitam žmogui? Ne, nebūtinai. Kai kurie mano dėstytojai sako, kad jeigu tu darai kažkokį gerą darbą, pavyzdžiui, ten aukoji kažkokiai močiutė arba ją per gatvę pervedė, ar ne, kuri neturi giminaičio arba giminės nesirūpina, ar ne, senas žmogus, kaip pavyzdys. Ten kažkokie vaikai, vaikų namuose ar bet kur. Jeigu tu jais rūpinasi, bet rūpinės iš savanaudiškų motyvų, kad kiti pamatytų, įvertintų, kad man duotų mokestinę lengvatą, ar ten, kad mane per žinias parodytų, ar dar panašiai, tai yra tokia nuomonė, vėlgi pas kai kuriuos, kad tai atima tą gilę pasąmoninę psichologinę naudą, tą vidinį gilų ramybės ir pasitenkinimo jausmą, kurį tu gautum, jeigu nesireklamuotum. Tai aš esu tos stovyklos, kur sakau, kad jeigu darai gerus darbus, geriau juos tyliai daryti. Geriau juos daryti tyliai ir nelaukiant nieko atgal. Tada vidinis pasitenkinimas ir vidiniai rezultatai bus didesni ir tavo charakterio pokytis bus tikresnis viduje. Nes nuolatinė savanorystė, labdara ir panašus dalykai, jie keičia šiek tiek žmogaus charakterį, kas yra didelė pergalė, nes charakterio pokyčiai paskui pasimato santykių šeimoje pokyčiais ir verslo pokyčiais.
Aš žinau žmonių ir daug iš savo praktikos, Tikrai. kad tiems, kuriems pavyko iš tikro pašlifuoti ir pakeisti savo charakterį, pavyzdžiui, kaip pavyzdys per savanorystę reguliarią, jie paskui daugiau pasiekė lūžius versle ir šeimoje, santykių sferai. Tai čia yra dalykai, kurie atsiperka. Bet jeigu tu eini vien iš savanaudiško, tai man tai nėra, labdara nebūtinai yra dvasingumas, tai yra gerų darbų darimas. Dvasingumas tai yra gilesnio savęs ir ryšio su visata ieškojimas. Kaip tu tai beivardinsi? Dievas, ten kažkokia aukštesnis intelektas, ten energoinformacinis laukas, ar ko ten žmonės nesugalvoja. Bet gilesnės prasmės ir ryšio su viskuo paieškos, man čia jau yra dvasingumas. Įdomus dėl tos pervedimo babutės. Tai man buvo toks įvykis, važiuoju aš su mašina ir ten vienoje sankryžoje Vilniuje sustoju priekyje, ar ne, ir ten 3 eilės, ar ne, tai aš per vidurį stoviu ir eina moteris per kelią ir staiga kokie 3 metrai ar 2 metrai liko nuo kelio, nuo bordiūro, ar ne, ir jinai suklumpa, ir stovi. Kažkaip išrinktas garsas, bet tai įdomus, tai ir aš tada sustojau ir taip žiūriu, kas čia atsitiko ir toksai sutrikęs ir jinai žiūri tą šviesoforas, kad to užgės, tada pasižiūri tos mašinas ir jinai nieko nedaro. Ir aš tada išlipau, žinai, atėjau, kadangi pirmas stovėjau, bet aišku buvo dar šalia 2 mašinas, sakau, viskas gerai, kas čia, sakau, gal padėt kažką, ta prasme, aš čia ten vos atkėliau ir nesakau, man kartais būna užstringa kelią ir žinai, nei ten, nei girta buvo, nei ką, tiesiog normali moteris, bet aš ją pervežiau iki galo, sakau, ar dar kažko galiu padėti, ar gal pavežti. Ne, sako, aš čia biškį pastovėsiu, man kartais čia užstringa taip ir aš tada, kad nepadaryti, kam aš grįžau į mašiną ir išvažiavau. Bet toks vidinis džiaugsmas iš tikrųjų aplankė, kai aš tiesiog spontaniškai atsiuntė kažkas tokią situaciją ir kad žengiau žingsnį ir ją pervedžiau, atrodo paprastas, mes kartais organizuojam pervest per gatvę, bet kai iš tikrųjų kažkam padedi ir kad jisai buvo sudėtingoje situacijoje, toks tikrai vidinis džiaugsmas ateina. Tai ir tada prasme tikrai jauti kažkokią kitokią, ne tai, kad tu ten dabar giriesi visiems, aš čia pervedžiau per gatvę, netrodo nieko nenuveikiau iš tikrųjų, nieko ypatingo, 3 žingsnius padėjau žengti. Bet nuveikiai, jeigu atsiranda vidinis džiaugsmas, tai ir yra ženklas, kad tu eini į tą kryptim, kurią reikia eiti. Tai bet įdomu, ar tas ir yra dvasingumas, ar ne, ar vis tik religijos, pavyzdžiui, mūsų įspraudžia į ritualizmą ir tada kaip tik mūsų nužudo dvasingumą, ar mes galim be bendruomenės, be kažkokios komunos vieni savo čia užsidarę dvasingėti, dvasėti ir nudvėsti, ar vis tik reikia bendruomenė, su kuo kažkas, kas įkvėptų, kažkokias tais ritualų, kažkokių tais istorijų, kažkokių tais krypčių, vaizdų, atvaizdų, nežinau, ten vieni sako, nedaryk paveikslo jokio, kiti kaip tik daro visokius altorius, kiti ten. Ir vėl, kaip čia, ar čia tas dvasingumas yra visas šitas, ar ten nėra dvasingumo? Ar jisai gali būti, bet gali jame ir nebūti? Nuo ko priklauso tas dvasingumas? Kada žmogus jau jisai išoriškai dvasingas, o kada viduje iš tikrųjų dvasingas žmogus? Oi, čia labai individualus ir sudėtingas klausimas. Tai pirmiausia, kiek aš suprantu, žiūrėdamas į daugelį pasaulio tradicijų, tai istorijos patirtis rodo, kad vienam užsidarius ten tapti labai dvasingu, dažniausiai tu tampi ilgų laikų egoistas. Tai mes socialiniai gyvūnai, mums bendruomenė reikalinga. Bet kiekvienoje bendruomenėje yra augimo ir brandos etapai. Ir tavo yra pokyčių ir raidos etapai. Joks žmogus netobulėja arba nedegraduoja taip. Viskas mūsų psichologijoje eina tokiais šuoliukais ir nelygiais virsmais, tokiais laiptais. Todėl bendruomenė, ypač sunkiais laikotarpiais, jeigu, net ne bendruomenė, kai kurie šventraščiai sako, tu tiesiog turi turėti bent 1-2 tikrus draugus, kurie visada tave palaikys ir rūpinsis tavo dvasingumu, kai tau ateis sielos naktis, kai tau ateis išbandymai, kai tau ateis tamsa. O jinai pas visus ateis ir ne kartą. Didesni, mažesni tie testai, nusivylimai, nukritimai, abejonės. Abejonės rodo intelekto ženklą ir požymį, bet tuo pačiu abejonės rodo, kad tau ateina kažkoks išbandymų metas. Bet tai normalu, mes visi bet kokioj srity tobulėdami, siekdami, darydami ir ypač dvasingume, kiek aš suprantu, aš aišku galiu klysti,
mes visada eisim per tokius šokinėjančius laiptelius ir etapus, per amerikietiškus kalnelius. Jie yra normalūs, jie yra sveika evoliucija vidinė. Ir dažniausiai, kai mes patinkame tuos kalnelius, pirma mintis, gal aš ne tą darau, gal man mest viską, gal aš tą. Ir kaip jis tik ir va čia be bendruomenės tu esi žuvęs. Va, įdomus tas momentas, kad iš tikrųjų reikėtų palaikymą iš šono. Arba be draugų, dvasingų. Bet dar kitas, jeigu aspektas, patiko tas apie sielos naktį, nes čia mes kartu matyt klausėm vieną ten apie Teresę, ar ne, kad 20 metų prabuvo tos sielos naktį, kur laukia ženklo, kažkokios pagalbos iš viešpaties ir jo nesulaukė, bet nusprendė, aš vis tiek tau tarnausiu arba vis tiek būsiu su tavim, ar ne, net jeigu tu neatsiliepsi, ar ne, tai čia toks jau jokio ryšto, ar ne, toksai jau tikras ryštas, ar ne, kai tu negauni jokio atsako. Tu to nesuvaidinsi 20 metų. Motina Teresė buvo savam lygiai. Taip. Kiekvienas yra skirtingos lygos, ar ne? Tai dvasingume, skirtingas profesionalizmas. Į dvasingumą irgi galima žiūrėti kaip į, negali žiūrėti kaip į profesiją, bet tikrai yra žmonės kiekvienoje dvasiniai kultūrai, kiekvienoje religijoje yra pažengusių individų. Tai aš manau, motina Teresė, aišku, asmeniškai nepažinau, bet buvo viena iš tų, man taip atrodo, kiek esu jos biografijas vartęs, tai tokie žmonės įkvėpė. Mane asmeniškai, kaip psichologą, žmogų truputį dirbantį su kitų žmonių smegenų analize, labai įkvėpė skaityti šventųjų įvairių religijų, šventųjų biografijas. Jeigu randi dar kokią autobiografiją, kuris būtų pats savo kokį dienoraštį rašęs ar kažką, labai įdomu. Atsiprašau, jų mąstymas yra kitoks. Jų vertybės dažnai kitokios, pasaulėžiūra kitokia, tu tarsi į kitą pasaulį papuolė. Ir tai taip gerai mūsų visam neurotinklui, nes mes įpratę mąstyti savo socialiniam burbulę, savo vertybėm, kaip mūsų draugeliai, kaip viskas, žinai, čia verslas, pinigai, čia paskolos, užsisukam tam savam tokiam materialiam rate. Ir atsiverti kokią biografiją, ar ne, kokio šventojo, nesvarbu, kurioje religijoje, tave nuneša į kitą mąstymą, į kitus vandenis, dažnai į kitą laikmetį. Tai taip sveika, tai taip atgaivina, tai taip suteikia tau kitą perspektyvą smegenim. Ir čia mano yra vienas iš mėgstamų dalykų. Aš turiu daug skirtingų religijų šventųjų biografijų, nes tiesiog žinau, kad protui reikia įvairovės. Tu negali užsidaryti vienoj tradicijoje, B, tu negali užsidaryti vien materialiuose reikaluose. Nes tada tos logoterapijos, kaip profesorius Franklis sako, tau pritrūks kažko daugiau, kas aukščiau už tave, kažkokių paieškų, kažkokios prasmės, gilios prasmės, kur prasmė mano gyvenime. Tikrai nepastatyti namą, užauginti 2 vaikus, kurie paskui ten savo gyvenimus gyvens. Čia ne gyvenimo prasmė, čia etapas, čia pareiga, čia smagu ar dar kažkas, bet kur gilesnė tavo gyvenime? Kur gilesnė tavo gyvenimo prasmė? Tai tą klausimą tiesiog nuolatos gromuluoti ir su kažkuo klausinėti, ar tai prasme tai? Ieškot, klausinėti, kaip širdis tavo liepia. Ar čia, nes aš galvoju, ar čia darbas yra, ar čia nusistatymas, ar čia, kaip sakau, mindset, tipo, kad aš dvasingas, aš čia, tai čia moralinių vertybių laikymasis, ar kažkoks yra tam tikras darbas, nes jeigu ten profesiniai, tai vis tiek tu turi tam tikrą darbą padirbti, kad tu taptum profesionalu. Dvasinis augimas visada yra darbas, tobulėjimas visada darbas yra, pavyzdžiui, psichologijoje ir psichoterapijoje, jeigu tu nori būti geras specialistas, tu nuolat turi dirbti su savim, tu nuolat turi atnaujinti žinias, tu nuolat turi išlikti nieko nežinantis, šviežias ir kiekvieną klientą žiūrėti įsižiūrėjusiom naujom, blizgančiom akim, tada tu iš tikrųjų kažkiek keisies, kažką suprasi, išmoksi. Jeigu tu pradėsi būti šablonas, visiems toks pat, tu degraduosi. Tokiuose jautriuose profesinėse veiklose, kaip PVZ, kokia nors terapija ir psichologija. Tai tas pats su dvasingumu. Jeigu tu nustosi ieškoti, nustosi gilintis, nustosi kelti klausimus, nustosi provokuoti save, o tiesiog priimsi kažką ir viskas taip ir yra ir man nieko daugiau nereikia, tai tas augimas dvasinis, jisai sustos, nes protas mėgsta komfortą. Tai va, aš norėjau. Protas mėgsta nieko nedaryti. Protas mėgsta taupyti elektrą. Tai reiškia taupyti vidinę bateriją. Tik nieko nedaryk. Atradai savo kažkokius kelis atsakymus, viskas gerai. Šitie blogi, šitie geri, viskas, ten toliau pilkų spalvų neieškom. Tikrai taip.
O viskas tose, tarp to taip ir ne, viskas ten. Tai va įdomu apie tą komfortą, ar ne? Irgi čia kita tema apie augimą. Visur kažkur ten ateini ir sakai, nu tai va reikia išeiti iš komforto zonos, ar ten praplėstą komforto zoną, reiškia kažką surizikuot. Bet tai toksai juodas darbas, ar ne? Kaip save priversti, ar pats savo tu ten visą laiką spardai tą, kaip sakant, užpakalį, ar čia vis tik tai reikia pagalbos prašyti irgi, kad iš šono kažkas, iš šono tarsi apsupt save žmonėmis kažkokiais, ar kažkaip tais. Vienas man patiko irgi iš tų, kaip Tony Robinsono seminare, kai buvo, sakė, turi pakeisti būseną, prieš priimant sprendimą kažkokį gerą, turi geroj būsenoj būti. Ir tada, kai tu geroj būsenoj, priimi sprendimą ir padarai kažką, ko tu nebegali atšaukti. Tokiu būdu pats iš komforto zonos, žinai, kad tu sugalvojimas, filmuosiu podcastą, paskambinsiu Dariui, pakviesiu, žinai, filmuotis, paskui, o viešpatie, kiek visko vyksta, aš nebenoriu, žinai, bet tu jau viskas sutaręs, viskas gerai darom. Tarsi tu tarsi galėtum pabėgti, nes žmogaus protas nenori būti tam diskomfortui, ar ne? Tai vat vienas iš tų, ar ne, kad kažkaip pats save, bet ar yra dar kažkokių būdų, kaip vis tik tai, nes vėl aš galvoju, jeigu siūkdai įprotį, ar ne, aš visą laiką tarsi diskomfortė, bet tai kažkurio metu tu vėl tampi tarsi tas nuolatinis kažko naujo bandymas, paskui tau tampa tai komfortu, tai vėl kažkuria prasme nebetobulėjimas. Tai kaip būti šitam visam nepatogume nuolatos? Būkim visada, iš tikrųjų laimė tai yra balansė, o ne nuolatiniam tobulėjime. Laimė yra pusiausvyroj arba harmonijoje. Tiesiog bėda daugumo šiuolaikinių žmonių, kad mes mažai bedarom, mažai beskaitom, mažai beaugam ir mažai naujų dalykų bebandom. Nes tiesiog yra labai patogu socialiniuose tinkluose ten sėdėti, YouTube'e ir panašiai, ką aš ir pats padarau pakankamai dažnai. Ir jaučiu tą tokį poveikį, kad tu išvaistai tą laiką, kurį galėjai skirti saviugdai, savianalizai, knygai, draugams, ten pasimatymui su artimu žmogum, ar ne, arba dvasiniai praktikai. Tai aš visada skatinu savo klientus ieškoti balanso. Nereikia išsikelti tikslą nuolat tobulėti, nes tai savaime tau sukels stresą. Bet grįžtant prie ankstesnių tavo klausimų, taip, yra labai gerai turėti draugus, bendruomenę ir žmonės, kurie tave palaikytų ten, kur tu tobulėjai, ar ten sporte, ar profesijoje, ar dvasingume, ar dar kažkur. Nes visada bus dienos, visada bus savaitės, kai nebus motyvacijos. Ir tada, jeigu tu turi įsipareigojimus, jeigu tu turi draugus, jeigu tu turi komandą ir jie sako, mes susitarę, rungtynės, einam, nesvarbu, kad tu tingi, nenori, ar ten dar kažką važiuojam. Ir tada tu gali persilaužti, nes yra tas toks palaikymas. Tai bendryje, bendruomenė, komanda, draugų ratas, kurie eina į tas pačias vertybės, į tuos pačius tiklus, ar ten sporte, ar kažkur, yra sveika. Aš save išmušinėju ir suteikiu savo naujų gyvenime spalvų per visokias askezes, per sportą, per bėgiojimą, per lindimą į šaltą vandenį, visokias seketis, per visokių ten sunkių pratimų darymą ir panašiai, kad tiesiog savo tokius daryti visokius nepatogumus ir iššūkius, kurie yra naudingi mano sveikatai, nervams, mano visai savijautai. Ne šiaip, kad tiesiog, iššūkis ten, nežinau, bandysiu peršokti troleibusą. Ne, tai tavo sveikatai ir savijautai ilgam laikotarpiu iš jos nieko gero neduos. Bet jeigu tu randi sistemas, kažkokias meditacinės sistemas, sporto sistemas, ten kitas organizmo palaikymo, restartavimo sistemas ir jas bandai testuoji ir matai, kad tau veikia, tai tokia askezė turi labai didelę prasme, nes tu ne tik savo tą tokį įprotį lipti iš komforto ugdai, bet tu duodi realią naudą savo nervų sistemai, savo ląstelėms, savo kūnui ir panašiai. Tai šiuo metu mane tai veža. Gyvenime kurti laiks nuo laiko savo tas nepatogias sąlygas, nes po jų tu eini ir jautiesi toks stipresnis, aktyvesnis, jaunesnis, toks, galintis užkariauti pasaulį. Gauni tą energiją. Vakar, pavyzdžiui, buvo diena, kai, tiesiog geriau vandenį, valiau organizmą, visą dieną nevalgiau, ar ne? Ir šiandien aš tikrai jaučiuosi šiek tiek kitaip, geriau. Aišku, vėlgi, badavimai yra įvairių sistemų ir turi labai atsargiai, sistemingai, nebele kaip. Čia ne tai, kad visi badaukit, jausitės gerai. Ne, čia reikia moksliškai tą reikalą žiūrėti.
Arba ten, rytoj bėgsiu miške, pavyzdžiui, bėgsiu 17 km, ten grubiai per 2 valandas. Aš tai darau jau gal 7 metai, kas 6 dienos mano organizmas pripratęs, man tai nėra krūvis, man tai tokia maloni diena, aš laukiu jos, man tai dopaminas, man tai perkrova, ar ne, jokių būdų nereikia iškart pradėti tokių krūvių daryti, numirsit. Reikia pradėti viską nuo labai mažai, ar ne. Ten paskui varysiu į ežerą, pusę valandos paplaukiot pakankamai dar vėsiam vandenį, kad peršalti organizmą ir taip toliau. Darysiu ten statinės, ten medituosiu valandą nejudėdamas ir panašiai, kad restartuot savo organizmą. Ir šitie dalykai, jie yra tapę mano tokia gan kasdienybės dalimi, ten, kas kaip kada. Ten. Į vandenį varau dažniausiai 2 kartus per savaitę, bėgioju 1 kartą per savaitę, ten kitus pratimus darau ten po 4 kartus per savaitę ir panašiai, nes matau, kad tai organizmui realiai duoda naudą, paskui tai tampa gerų įpročių, reikia tik datemti iki įpročio. Tai per 2-3 mėnesius ar pusmetį tai tampa tavo įpročių ir išsiskiria dopaminas, paskui dažniausiai sėkmė gyvenime, nes tu jau turi gerą įprotį ir jis greičiausiai tau keis gyvenimą. Super, labai įdomus pastebėjimai. Įdomus dar vienas, dar dėl to čia toks apie dvasingumą dar, ar nebūna kartais, kad tas dvasingumas tampa kažkoks narkotikais, tarsi bėgimas nuo realybės? Žinoma, labai dažnai. Aš turėjęs daug tokių klientų, kurie susiranda kažkokią sektą, ar kažkokią organizaciją, ar religiją, ir naudoja ją kaip pabėgimą nuo šeimos, verslo problemų, nuo bankroto, nuo skyrybų ar panašiai. Gerai, jeigu jie ten susiduria su adekvačiais ir tokiais išprususiais ir, sakykime, brandžiom asmenybėm, tai tada viskas gerai, ten viskas subalansuoja ir sako, čia viskas gerai, melstis, medituoti kartais reikia, bet tu ir šeima pasirūpink. Žodžiu, jeigu papuola tokiem adekvatiem žmonėm į rankas, bet jeigu papuola į rankas fanatikam, kas kartais nutinka, kas dažniausiai nutinka? Kaip kur, pakankamai irgi dažnas atvejis, tai aš tokių šeimų esu ne 1, ne 2, ne 3 turėjęs, kur vyras ar žmona per savo sunkų laikotarpį, kai yra, pavyzdžiui, skyrybų grėsmė ar kažkas papuola į kažkokį negatyvą, tai natūralu, tu esi žymiai labiau pažeidžiamas, kai eini per skyrybas, bankrotą, artimą žmogaus mirtį ar bet kokį kitą sunkų gyvenimo įvykį, tu tada žymiai lengviau įkrenti į kažkokią globą, meilę, įsimylėjimai tada lengvai įsijungia ir taip pat religinis fanatizmas lengvai įsijungia. Todėl aš visada žmonėms sakau, aš žinau, kad tai padeda, ten meditacija, malda ir taip toliau yra moksliniai tyrimai. Aš žinau duomenis, ar ne, kad jeigu žmogus tikintis, jam labai palanku yra medituoti, melstis ten ir visa kita. Bet darom tai balansuotai, tu nuvažiuoji, pabūni ten, nuvažiuoji į piligriminę kelionę, nuvarai išnakvoji, jeigu nori kažkokiam vienuolyne, bet neužmiršti vaikų, šeimos, darbo, karjeros. Mes davai pabandom visą, bet aš ten nebejaučiu jokios prasmės, tai normalu, dabar toks etapas, gal ir nejausi artimiausius mėnesius tos prasmės eiti į darbą, bet eikime į tą darbą. Tai kartais klientai manęs klauso, kartais ne ir labai skirtingai baigėsi tas fanatizmas, o kai gyvenime yra iššūkiai, tapti fanatiku yra labai lengva. Psichologija taip veikia. Kai tu esi pažeidžiamas, kai tu esi strese, nerime dideliam, kai tau kažkokie dideli pokyčiai, ar ne, pavyzdžiui, skyrybos, ar neištikimybė partnerio, tu labai lengvai gali įklisti į bet kokią ten religinę sektą ar panašiai ir tapti fanatiku, kuris ten, nežinau, parduos butą, paskui, aš dirbu su tokiais, paskui ateina žmonės gailisi, sako, padariau klaidą, nereikėjo taip fanatiškai. Yra ten ir gal gerų dalykų, išmokau ten, nežinau, medituoti ar kažką, sakau, čia gal ir neblogai. Bet buvo galima kažkaip ir be to apsieiti, ar ne, be ten visokių nesąmonių, ar ne. Ką padarysi, gyvenime kai kurios pamokos mums kainuoja labai brangiai. Svarbu, kad po to mes jų neužmirštume. Tai drąsiai taip nerti, bet kokius ten iššūkius arba kažkokius, aš iš komforto zonos dabar radikaliai pakeisiu pas gyvenimą savo, ar ne, čia pradėsiu ten, nežinau, sėdėsiu ten kažkur į kalnus išvarysiu. Ne, aš daryčiau palaipsniui, aš daryčiau kaip daro japonai. Drąsa yra gerai, bet japonai sako kaip, nusistatei drąsius pokyčius ir pradėk juos po mažą žingsnelį. Nusistatei, kad kelsiuos 2 valandom anksčiau. Liuks, kas 2 minutėm anksčiau sustatyk žadintuvą. Nebus šoko organizmui, nebus streso protui, bet tu realiai
jau po mėnesio, jeigu kasdien 2 minutės ankstesnį, tu kelsies valandą anksčiau, bet organizmas per tą mėnesį prie to ankstesnio kelimo šiek tiek adaptuosis ir, žodžiu, tas perėjimas vyks adekvačiai, lygiai tas pats su sportu, su dvasingumu. Ok, tau patinka, tau įdomu, gerai, palaipsniui didink, ten gilinkis, daugiau skaityk, daugiau medituok, bet tu išlaikyk saiką ir balansą, nes aš žinau krūvas atveju ir savo klientų tarpe, kai žmonės visai to balanso nepagauna, jam patiko, jam įdomu, oi čia mane supranta, mane išklauso ir jis ten su kokia krikščioniu ar nekrikščioniu, ten sekta grupė ar panašiai, paskui žiūrėk užsidaro kokiam kaime, paskui žiūrėk jau viską parduoda, išparduoda ir tu supranti, kad čia geruoju nebus. Praeina 10 metus, ateina pas tave, sako, išėjau iš ten, nes, ir pradeda pasakoti visokias žiaurias istorijas, išnaudojimą ir taip toliau. Ir tu supranti, kad, tai buvo taip, kaip ir galvojau, kad reikia atsargiai. Tarsi, dvasingumas yra gerai, bet, reikia labai atsirinkti, su kuo tu ten eini į tą žygį kartu. Nes ne visi, kurie yra fanatikai, su jais reikia bendrauti. Nes jeigu kažkoks žmogus labai dvasingas, labai pasinešęs, labai tikintis, tu galvoji, wow, koks jisai šventas. Ne, jis gali būti tiesiog durnas. Arba labai įtaigus. Manipuliatorius, taip, gali būti biznierius, tokių irgi susidūriau ne vieną per karjerą, visiškas narcizas ar panašiai, bet apsimetantis dvasinių lyderių, tokių pilna. Todėl, kaip bet kurioje srityje, pavyzdžiui, versle, jeigu būsi neatsargus, tave apgaus. Tiesiog pamatys, kad tu nesigilini, nesigilini iki galo, sutarčių neskaitai iki galo ir tave ant didelio dylo kažkur, kaip sakant, išmaudys. Kaip turėjau klientą, kuris ten ne vieną 10 milijonų eurų per vieną dieną prarado, tiesiog sutartį jo teisininkų komanda šiek tiek pražiūrėjo kelis momentus ir jam virš 20 milijonų eurų taip per vieną dieną, ar ne? Tai buvo labai stresuota, sunki situacija, iš kurios paskui reikėjo, sakykime taip, įvairios pagalbos išlipti. Tai žinau kitų žmonių, kurie yra praradę ir dar didesnius pinigus, bet niekaip į tai nesureagavo, nes turi pakankamą vidinį balansą, ramybę ir neprisirišimą. Nes mes esam skirtingos vis dėlto asmenybės visi. Ir todėl negali visiems veikti tie patys patarimai. Nes aš kartais mėgstu, nes žiniasklaida labai klausia, arba ten kokie žurnalistai ar kas nors spaudžia, duok vieną aišku, kažkokį logišką nukertantį atsakymą. Tokių nėra. Žmonės labai skirtingi, kontekstas, laikas, vieta, aplinkybės. Dėl to, kai asmeniškai analizuoji kažkokią šeimą, sužinai jų praeitį, jų vaikystę, jų kūdikystę, jų pirmosius intymius santykius, jų traumas nuo pirmųjų skyrybų, jeigu jos buvo ir taip toliau, tada tu iš tikrųjų kažką gali į tą temą patarti ir yra nemaža tikimybė, dažniausiai kokie 3/4, kad tai, kad tu sakai, suveiks, jeigu jie darys. Tik didžioji dalis žmonių, kai duodi jiems gerą psichologinį patarimą, nedaro, net jeigu už jį brangiai susimoka. O kas čia įstabdo, kai jis nedaro? Tas pats diskomfortas su baime? Kažkas, vidinis, įdomu, kad žmonės vidinis pasąmonės jausmas, nes pasąmonė žino, kad jeigu aš tą darysiu, tos pratimus, technikas, knygas, kitaip bendrausiu, šnekėsiu, sakinį kitaip konstruosiu, visą kitą, tikrai pasikeis mano gyvenimas ir santykis ten su žmona ir visais. O pasąmoniai pažįstama, kad ir skaudu, kad ir konfliktinė ta realybė, kad ir negražiai mes gyvenam su ta žmona. Bet kartais yra labiau saugu ir labiau priimtina, negu ta neaiški, galbūt šviesi ir graži, bet neaiški rytojaus kasdienybė, kur aš, gerai, aš čia su ja kitaip elgsiuos, o ką jeigu jinai išnaglės, o ką jeigu ant galvos užlips, o kas jeigu manęs aplinka nesupras, o ką jeigu kiti vyrai pradės tyčiotis. Ir ten gali krūva kvailų idėjų kilti ir didžioji dalis žmonių, pas mane ir pas mano grupiokus, kolegas ir dėstytojus, kiek aš esu su visais kalbėjęs, kai ateina ir gauna tikrai gerą patarimą, kurie žino iš kitų šimtų šeimų, kurių jau tokių turėjo, kad veikia, jeigu žmonės taip darys, pagerės bent truputį. Didžioji dalis nedaro pas specialistus gavę gerą patarimą. Tai gal įdomus tas dalykas, kad sako žmonės, kad turi būti tokio dydžio kančia, kad pokyčio kančia nebegazdintų, ar ne? Tai kažkuria prasme. Exactly, labai teisingai sudėliojai gražiai mintį, nes dažniausiai pokytis jisai sukelia baimę mūsų protui ir mūsų pasąmoniai.
Tai vat klausimas man irgi, vat kada pas psichologą, man kartais taip smalsu, žinai, gal iš tikrųjų yra kokių traumų, gal aš būčiau dar efektyvesnis, gal mano čia savivertė pakiltų, gal dar kažką. Ir galvoju, taip, ir paskui pažiūri tos, pavyzdžiui, kurie numatai, kad iš tikrųjų kas kūrė iš traumas, ar ne, kad jisai ten taip vaikystėje buvo skriaudžiamas ir jisai norėdamas įrodyti, sukūrė kažkokius ten dainas, kažkokius kūrinius, kažkokius ten meno kūrinius ir žmonės tada žiūri ir galvoju, tai palaukdami. Ir net vienas spektaklis buvo Ekvus vadinasi, kur ten visas spektaklis yra apie tai, kaip ten sudėtingas, ar ne, apie kaip vaikas ten garbint pradėjo arklį, žinai, ir ten visas su arkliu ten gyvent, tiesiog prisirišo taip prie to arklio, ar ne. Wow. Ir paskui čia spektaklį, ir pabaigoje tas psichoterapeutas sako, taip, tai mes iš jo atimsim, sako, aistrą, sako, gyventi, ir jis bus tiesiog eilinis. Nieko, kaip sakyti, nieko eilinis, įprastas, kasdieniškas žmogus, kuris tiesiog bus nieko neišsiskiriantis iš kitų, sako. Tokia išvada, taip ir tas psichologinis, daktaro buvo, žinai, toks išgydė jį, žinai, taip nuo tos psichinio sutrikimo, ar ne, kad jisai ten tiek buvo, jam ten vaistais, ten jis su juo tyrinėjo, kalbėjo, o jis tiesiog degė aistra ir klensais ten, žinai, ir mėgodavos jais ir jodinėdavo. Bet čia netame esmė, apie ką spektaklis, esmė, kad jisai pabaigoje pats gydė, kadangi, tai drama, žinai, dramaturgas norėjo pakvestionuoti tą klausimą, ką verta, ko neverta daryti, ar ne, tai kad tas daktaras tada save kvestionavo, sako, nu aš išgydysiu jį, aš padarysiu jį eilinį, sako, taip, jis atsisėsim, ten, sako, savo metalinio arkliuko ir važinės po miestą su motociklu, žinai, bet sako, jis nebeturės tos aistros gyvenimui, kaip prieš tai turėjo. Tai klausimas yra, kada man žinot, kad man reikia eiti pas psichologą? Sudėtingas klausimas, nes atsakysiu paprastai, tu niekada nežinai, pas ką papulsi. Moksliniai tyrimai rodo, kad numeris vienas faktorius, kuris gydo psichoterapijoje ir psichologijoje, yra ne kokią mokyklą psichologas baigė, ne koks diplomas, ne koks universitetas, ne kokią kryptį jis atstovauja, ten geštaltas, psichodinamika, ten kognityvinė elgesio terapija, ar ten kokie egzistencialistai ir taip toliau. Nes, pavyzdžiui, psichoterapijos yra daug krypčių, ar ne? Vien Lietuvoje galima, manau, kokias 6 pastudijuoti, rimtai ir gauti diplomą, ar ne, terapeuto. Tai, ką parodė tyrimai daryti Jungtinėse Amerikos valstijose, kai buvo tyrinėjamas efektyvumas visų šitų krypčių ir panašiai, kad ne kryptis, ne metodika, ne pabaigti diplomai ar būtent specifiškai kažkoks universitetas duoda didesnį rezultatą, o konkreti asmenybė. Ar užsimesga, jie tai tyrimuose vadina connection, ar užsimesga tarp kliento ir terapeuto tas terapinis ryšys, tas connection. Ir čia nepriklauso nuo to, ką tu mokeisi dažniausiai, ar tu sugebi kurti tą ryšį, ar tas ryšys yra gydantis, terapinantis, ar tu sugebi ramiai, bet tuo pačiu optimistiškai, bet tuo pačiu giliai ir išklausančiai ir jautriai, bet tuo pačiu ne per jautriai, kad pats netaptum auka, priimti kito žmogaus emocijas, jausmus. Čia labai sudėtinga. Todėl mano nuomonė yra tokia, kad aš tiesiog palaikau ir persakau, pakartoju žodžius. Man atrodo, Alekseičikas šitus yra pasakęs, kad kiekvienoje rimtoje profesijoje yra maždaug apie 2 procentai žmonių, 2 procentai psichologų, 2 procentai psichoterapeutų, 2 procentai ten... 2 procentai turtingiausių žmonių. Psichiatrų ir taip toliau, kurie iš tikrųjų turi labai gilų talentą ir duoda labai gilų rezultatą beveik bet kurioje situacijoje ir beveik su bet kuriuo klientu. Bet tokių žmonių yra tik 2 procentai. Ir aš kaip pagalvoju apie savo visus grupiokus ir kursiokus, jų tarpe yra tik vienas, pas kurį aš rekomenduočiau ir pats norėčiau nueiti, kai turiu problemą. Vienas. Ir aš manau, va čia yra ta problema ne eiti ar neiti pas psichologą, o labiau problema pas ką tu nueisi. Kokias jis turės vertybės ir ar tai bus brandesnė, gilesnė, sakykim taip, ir labiau gyvenimą balansuotai matanti asmenybė negu tu. Nes aš esu turėjęs klientų, kurie ateina pas mane ir sako, mes buvom pas kitą psichologą, ar ten psichologą, ar terapeutą, mums liepė skirtis. Okei, visko gali būti, kad jūs netinkat viens kitam, sėdam, šnekamės, pabendraujamės ten 2-3 valandas, ar net kelis kartus. Ir aš galvoju, arba aš durnas, arba aš realiai nematau jokių rimtų priežasčių, kam jiems skirtis. Taip, jie konfliktuoja, taip, jie turi problemų,
Bet čia 100 kartų matyta, 100 kartų išspręsta. Nu, tu prasme, tai nėra raketų mokslas. Tai yra tiesiog paprasti dalykai, jiem reikia biški išmokti daugiau pagarbos, biški to išklausimo, vieną kitą knygutę paskaityti, vieną kitą dalyką pasiterapinti ir greičiausiai viskas galimai bus ok. Kam jiem liepia skirtis, aš nesuprantu. Nu ir tada ten kažkuris iš tų žmonių sako, ai, nu tai tas psichologas, tai jisai pats išsiskyrė. Nu, ok, bet tai čia projekcija į klientą. Nu, to kaip ir tu negalėtum daryti, kaip ir draudžiama. Nu, žodžiu, tai atsakau labai paprastai iš savo patirties, nes jau teko virš daugiau kaip su 1000 šeimų dirbti per tuos pastarosius 15 metų. Tai mintis labai paprasta. Taip, aš visada esu už, kad žmonės eitų pas psichologus, pas psichoterapeutus ir konsultuotųsi. Nes yra šansas, kad tu pataikysi ant tų 2% elito, kur tau iš vis stebuklus padarys. Tada yra tikimybė, kad tu pataikysi ne ant tų 2%, bet ant kitų, ten, nežinau, 50 ar kiek, kurie yra tiesiog geri specialistai, kurie galbūt stebuklo nepadarys, bet vis tiek tau padės, pastumės tave analizuoti, kelti savo klausimus, pakapstysit vaikystę, paauglystę, pakapstysit dabartį ir tikrai galit gerų dalykų atrasti ir gali tapti lengviau ir kokybiškiau gyventi. Ir tada yra dalis specialistų, kur tu turbūt galimai, negaliu garantuoti, bet gali žalos daugiau pasidaryti ir dar susimokėti pinigų, negu gausi naudos. Ir, nu, visai būna. Tikrai, aš irgi kažkada dėl kažkuria prasme eksperimento dėlį, kai žinojau dar studentas būdamas, kad yra 20 kažkeli kartai nemokamai, nuėjau sužinot, kas būna pas tą psichologą. Ir labai įdomus paradoksas. Pasidalink, kaip tau ten praėjo. Aš pirmiausia nuėjau pas psichiatrą, nes reikia pirmą. Ir aš kažkaip pradėjau su juo kalbėti, jau ten tą problemą kažką sakyti, žinai, ir tas, jo, taip gerai, žinai. O vau, kaip lengva, norėčiau su juo toliau tęsti, žinai, bet jis sako, ai ne, tai aš čia tik tai, va, taip pradžią tik padarau, tu dabar jis ten. Ir ten pastovėjau tai eilė ir ateina mergina kažkokia, žinai, ir pasakė, kad tu gali keisti, žinai, psichologą, jeigu nepatiks. Taip, gali visada keisti. Ir čia gal buvo mano problema, kad aš nepatikėjau, aš neišdrįsau, čia mano ir buvo problema, kurią reikėjo spręsti, savirtis arba drąsos keisti, ar ne, tai šakės, aš ta prasme ten buvau šneku, tai jinai ta prasme čia tiesiog klausys, ta prasme, aš galvoju, kas čia vyksta, aš taip užknisa mane tos visus 24 kartus likusius. Tai tu ir ėjai, nors tau iki galo nuėjau, nors man nepatiko, žinai, ir galvoju, ir pabaigoje sakė, jinai man dar paskambino ir sakė, kad jo, tu turi problemų, tau reikia dar ateiti, nes jau paskui kiti mokomi kartai. Ir aš buvau nusprendęs iš karto, kad eisiu tik tiek, kiek reikia, žinai. Ne, jeigu po 24 kartų nejauti jokio progreso ir jokios naudos, turi specialistą, aš manau, reikia keisti po 2-3 kartų. Išsikėlėm tikslą, ten buvo neskausmingai išsiskirti, ar ne, ten buvo tiesiog mes nesistokė nei ką, ten ilgalaikiai tokie santykiai buvo, tiesiog kažkokį tikslą reikėjo išsirinkti, žinai. Tai tarsi tikslą mes pasiekėm, bet pats procesas kažkaip buvo, šakės, kaip atrodė su tuo psichiatru iš karto, galvoju, toliau norėtųsi bendrauti, kalbėti. Bet tu pajutai, ką reiškia skirtingas profesionalumas ir dažnai į tas dar atsiėmė ir metų praktikos kiekis. Galimai tas psichiatras buvo, žinai, 30 mečius su žmonėm atkariavęs, o jinai ten, tarkim, kelis metus ir panašiai. Gal praktikantinis, nežinai, kai nemokama kažkokia paslauga. Sunku pasakyti, aišku. Sunku pasakyti, gali būti ir senas žmogus, ir profesionalas, bet tiesiog jūsų, kaip sako, tas ryšys neužsikūrė. Ir tada tu gaišti laiką dažnai ir pinigus, ką rodo moksliniai tyrimai. Jeigu connection neatsiranda, o jeigu jis atsiranda pirmo, antro susitikimo. Ir dėl to aš irgi galvoju, reikia eiti, bet galvoju, kaip dabar išsirinkau, jeigu vėl jo, dabar jau gerai žinau, eičiau. Tiesiog tai sakyčiau iš karto, kad atsiprašau, bet nepaėjo, einu kitur. Taip, tiesiog sakai, sorry, nejaučiu ryšio, 2, 3, 4, bum. Nes aš žinau krūvą savo klientų, kurie nuėjo į vairias poliklinikas, VŠI, ten pagalbos centrus, krizių centrus, gavo žiauriai kokybišką ir gerą pagalbą, už visiškai ačiū, jos pakėlė ant kojų, jiem padarė gerus gyvenimo pokyčius. Kitaip sakant, kartais žmonės galvoja ir aš tą jiems sakau, kai jie sužino mano kainas ir visą kitą sako, čia ne mūsų kišenė, aš sakau, hebra, tiesiog eikit ir praeikit viską, ką duoda valstybė nemokamai, visur. Ir jūs garantuotai kažkur galbūt užsirausit ant gero specialisto, kuris jūs pastatys ant kojų. Kokia ten problema bebūtų. Tiesiog nepatingėkit nueiti ir į poliklinikas, ir į visokius VŠI, visus krizių centrus, visur, nes yra daug, kuri hebra pasirašė projektus, turi finansavimus ir tu gali gauti kartais 10, kartais 20, žodžiu, nemokamų konsultacijų. Ten palankai pakeiti specialistus ir galų galiai, jeigu užsirauni ant gero,
ir dar nemokamai, o tai būna. Aš žinau daug istorijų, kad tai nutiko. Tai aš visada žmonėms sakau, susidūrėjai su problema, nebūk vienas. Eik, konsultuokis, daryk, ieškok seminarų, ieškok draugų, ieškok podcastų, ieškok specialistų. Dar viena įdomi istorija žmonos irgi. Ne ten 4 metus, dar mes nebuvom nesusipažinėm, 4 ar kažkiek, bijau primeluoti, bent jau 2 tai tikrai. Gal net 4 metus vaikščiau pas psichologą, vos ne kas savaitę ar kas 2 savaitės. Ir ten visą laiką, kaip sakant, mokėjo. Okay. Ir ta prasme, ir irgi tokia, sako, aš kai kalbu skuba, man ten nepatiko, sako, aš irgi, sako, vaikščiau, kaip ir viskas gerai, žinai, bet aš pati tokia su savim pasikalbu, ar ne, tai išklauso, sako, tai man nereikia išklausyti, sako, jos ten darbas toks buvo su klientais, kur daug kalbėti turėdavo, ar ne, tai kažkaip ir nesuprato, jinai ten toksai kaip ir gerai, bet kaip ir ne, irgi nedrįso, nesuprato, kad gali būti ir tokių variantų, kad tau, nepadeda arba neduoda įtakos. Visiškai netinka. Ir įdomu tas, kai jinai paskui nuėjo, aš galvoju, ar tik nepasiliksai čia, kai ir nuėjo, kad pas kažkoje kitą, kur, ne, gal vis tik nepasiliksai, bet irgi iš tokių kažkokių tai senų, kur daug metų ir ten su priklausomybėm dirbančių, kur jai ten konkrečiai užduotis davė kažkokius dalykus daryti ir jinai tokia, buvo geras, čia šitaip galima. Pasirodo, buvo galima dirbti visus 2 metus. Jinai tokių kažkokius padarė, vos net ten kelis kartus ten nuėjo, ta prasme ir paskui tokie jau jautė pokytį, ar ne? Taip, apie tai ir kalbame. Ir man patiko dar Neverausko mintis, ar nesako, nereikia eiti pas psichologą pasikalbėti. Kalbėtis reikia su draugais. Taip, sako, pas psichologą reikia spręsti problemą. Taip, eini su užduotim, eini su mintim ir matai, kad jis tau duoda rezultatą. Esmė. Išleisti pinigai turi sukurti didesnę vertę, tu turi jaust, kad tu augi, tu gauni vertę, tu sprendi problemas, tu uždirbi daugiau, tu esi sveikesnis, tu jauties geriau, nes kitaip kam tu gaišti laiką. Todėl, pavyzdžiui, mano stilius yra, čia galima girtis, bet žodžiu, esmė tokia, kad aš tiesiog pirmo susitikimo metu, kai mes jau porą valandų pasikalbam ir man šiek tiek problema išsivinioja, aišku, aš nematau jos tobulai, bet aš iškart duodu krūvą namų darbų, patarimų, knygų, technikų, ką jūs privalo daryti, nes jeigu žmonės nedirbantis, paskui nedirbs, aš sakau, viso gero, mes atsisveikinam, jūs ieškokit kito specialisto, kuris tiesiog jūs išklausytų. Nes aš nesu tas, kuris išklauso, aš esu tas, kuris liepia dirbti. Dirbu kaip treneris. Turiu dar vieną draugą psichologą, kuris irgi daugiau naudoja tą, kad greitai reikia spręsti problemą, neilgai tasyti, ar ne? Bet sako, irgi būna kartais klientai ateina, iš čia šitaip dirbat, kad greitai, man labiau norisi taip pamastyti apie tai, kartais klientai nori atvirkščiai, kad ieško. Tai... Ir paskui klientai atsirenka, nes sklinda apie tave kalbos, gandai ir susiformuoja tas sociume, jeigu psichologas žinomesnis apie jį, kas per asmenybę, kaip dirba. Tai visi žino, kad Ražauskas yra chirurgas, ten pas kurį taškosi kraujoje, ateina ir iškart, žodžiu, žinai, būna tokių daktarų, ateini, daktarėlį man čia skaudais dar nepažiūrės, pjaunam, operacija. Ne, gal čia kažkaip biškai pagydyti, gal nereiktų tos operacija. Tai aš toks iškart ateina žmogus pro duris, operacija, tipo, pratimai, darai technikos, knygos, gal čia šiaip biškai pašnekam, ne, darom. Ir kai kuriems gal netinka, bet pas mane praktiškai 90% ateina tokia publika, kuri nori daryti. Nes jie matomai žino iš video, iš kažkur, kažkaip, iš rekomendacijų, nes pusė klientų ateina per tų, kuriems padėjau rekomendacijas, kiti internete kažką pasižiūrėję. Tai tie, kur ateina pagal rekomendacijas, sako, faina, draugai sakė, kad jūs liepėt kažką daryti, duodat konkrečių patarimų ir tu gali konkrečiai kažką daryti. Sakau, jūs patys nesusiprasit, ką daryti. Arba reikės, kaip psichoterapiniai, pavyzdžiui, tyrimai sako, minimum 30 konsultacijų, kad jūs, čia psichodinaminiai tyrimai, kad jūs taip realiai susiprastumėt, išsispręstumėt, ką jums daryti. Bet aš neturiu laiko 30 kartų su jumis susitikti, nes yra daug kitų norinčių. Tai gal mes pabandom aplenkti tą. Vėlgi, skirtingos taktikos ir aš labai gerbiu tuos specialistus ir žaviuosi, nes pats to neturiu tos savybės, kurie moka dirbti ilgai, nieko nekišti klientui ir duoti jam vertę ir paskui ten pasiekti rezultatą, nes čia man kažkoks yra kosmosas, fantastika. Ir aš žinau, kad tokių žmonių yra. Žinau taip dirbančių specialistų, kurie nekiša, kurie neduoda patarimo, bet paskui žmogus, kadangi pas jį lankosi, susipranta teisingus dalykus, nes jis taip, subtiliai užsimena, pasako, bet nieko ne, taip per aplinkui. Toks labai subtilus konsultavimas. Mane toks žavi, aš neturiu tokių savybių ir talentų. Ir pas mane ten iš karto per pirmą susitikimą taškosi kraujas. Tai gal tą progą paklausom
juokingą gabaliuką apie tave, nes labai jau čia rimtai. Dirbtinio intelekto perlą. Dabar dirbtinio Tai intelekto kaip tu jį perlą. padarai? Davėjai mano paskaitą ir sakai, Aš galvojau, idėja buvo tokia, kad pirmą mes pakalbėsim, o po to išrinksim, bet pagalvojau, kad jau daug tų podcastų esi kalbėjęs, tai keletą paklausęs aš išrinkau frazes, kurios kozerinės ir tada sudėjau tokią dainelę. Iš tos dainelės sumečiau čia vieną tokią AI įrankį. Buvo aišku idėja, kad pasikviesti muzikantų ir pačiam įdainuoti, bet iš tikrųjų galimybės truputėlį neleido. Tai galim paklausyti. Wow! Praeina. Žinau, iš kurios pas... Nes tie geri dalykai, kuris suteikia spalvos. Ir sakau, myliu, bet bum, tai nėra meilė. Tai yra įsimylėjimas. Įsimylėjimas praeina, jo. Neblogai. Ne meilė, įsimylėjimas. Įsimylėjimas, sakai. Gera daina. Sukantis dantis jau krūvą metų. Gyveni kaip vyras tu. Jaunas ar senas, storas ar plonas. Trutingas ar varšas, esi finish. Kaip vyras esi finish. Kaip vyras esi finish. Jo, aš žinau, iš kurios podcast'o paim, kaip vyras esi finish, jeigu negerbi moterų, aš ten sakiau. Tai čia ir taip jeigu sako. negerbi moterų, tai anksčiau ar vėliau tau baigsis blogai santykiai. O pas vyrą, jeigu psichologiškai nėra gerų santykių, jo gyvenimas galų galiai eina į depresiją. Nu, nebūtinai. Tai va, tai pagarba. Wow, nu čia AI tobulėja. Gaila, norėjosi dar ant viršaus uždainuot, bet, nu, kaip sakant, čia puikiai, čia nieko nereikia dainuoti. Tai va, tai dėl tos pagarbos, ar ne, kad da meilė, tai jo, meilė praeina, tai įsimylėjimas praeina visada, ne pati meilė, o meilė reikia užtarnauti ir iš tos pagarbos ir to ilgo bendro darbo, ar ne, tai va apie tą ryšio kūrimą. Pats paminėjai, kad visuomenė ar ne tokia vieniša pasidaro. Nu, tik nepasidaro jau, jau yra, ar ne, kad daug tų telefonų, mes taip pat apie švietimą kalbėjom, kad ir tas telefonai tam mokyklose, ar ne, aš einu kartais tose mokyklose, kur neriboja, pavyzdžiui, tai sėdi per pertraukas visi va taip susikūpriniai tos telefonus, tai prasme, ten nieks nebespardo ryžių kamoliuką. Arba kai mes kortom ant palangę žaisdavom, arba kamoliukus mėtydavom, ar ten kalbindavom mergaitės, ar ten stumdydavom mes visi. Kvadratą žaisdavom per pertraukas kartais. Tai ir beje, ten tyrimas buvo tas padarytas 80 metų, kad vienas iš svarbiausių laimės tyrimas, ne, kad vienas svarbiausių dalykų yra vis tik tai santykiai, bendravimas. Ne, kad Nesvarbiausias, pats svarbiausias, kuris duoda gyvenimo sveikatą, gyvenimo trukmę, gerą savijautą ir imuninę visą sistemą. Kitaip sakant, jeigu pats numeris vienas jį, jeigu nori ilgai gyventi, būti turtingas, sveikas ir mirti kuo geresnės savijautos, tai numeris vienas dalykas, į ką turi koncentruotis, tai yra geri santykiai. O geri santykiai, kadangi yra dvi priešingos lytis, kurios turi skirtumų, tai yra menas, tai yra labai sunku išmokti. Tu turėsi daryti askezes, turėsi tapti kantresnis, turėsi prisitaikyti, turėsi šlifuotis, turėsi išmokti atleisti ir atsiprašyti, kas daugeliu šiuolaikinių žmonių yra misija neįmanoma. Turėsi išmokti būti drąsus santykiai. Drąsus brėžti ribas, bet tuo pačiu drąsus atleisti, drąsus priimti. Ir būti savimi turbūt drąsus. Drąsus būti savimi, nes mes šito irgi bijom. O kuo tu labiau tampi toks, žinai, virtualiam pasauliui, tuo labiau šitie visi įgūdžiai savaime dingsta. Avatarus kuriesi. Jo, sako, dingsta. Visi tie įgūdžiai būti drąsiam santykiai ir tame santykiai būti kūrybingam ir mokėti atleisti, priimti, jie dingsta, ta prasme. Tai vis tik tai aš buvau dar, bet čia daug paminėjimų dalykų, bet kas žmonės tarsi nesugeba kažkaip kartais kurti santykių, ar ne, nes nors atrodo jie patys svarbiausi, ar ne, sveikatos laimės šaltinis, tai vis tik ar tai kultūrinė problema, emocinio kažkokio raštingumo stoka, ar neišgydytos vaikystės žaizdos, ar kažkas dar giliau, per to, kad tu paminėjai, kaip manai, ar čia dar yra kažkas, tiesiog, kad aš nesugebu, ar gali būti ir kiti kažkokie tais aspektai. Galim ir nesugebu. Visada yra multifaktorinis dalykas, dažniausiai moksliškai žiūrint, yra daug dalykų, kurie įtakoja kažkokį, tai, sakykime, reiškinį ar įvykį ar bet ką. Tai čia gali būti daug atsakymų. Ir aš kadangi skirtingų šeimų matęs, skirtingų santykių matęs klientų, tai žinau, kad nėra to vieno teisingo atsakymo. Ta sidabrinė kulka, jinai neegzistuoja. Nėra to Wunderwaffe, ar kaip ten vadinasi, to magiško ginklo. Tai
psichologijoje magija prasideda, kai susikuria specialisto ir kliento ryšys. Gilus pasitikėjimas vienas kitu, kad aš tau galiu padėti, kad tu žinai, ką tu darai, toksai draugiškas gilus ryšys. Nuo ten prasideda pirmieji stebuklai, man taip atrodo. Vėlgi čia mano subjektyvus, šiek tiek pagrįstas moksliniais tyrimais, bet tiesiog man taip atrodo ir aš kadangi žinau iš savo klientų patirties, kad aš klystu ir darau klaidas, nes būna rekomenduoju knygas, dalykus, žmonės daro, nieks nesikeičia. O kitiems tą darė, keičiasi. Tada panalizuoji, pamatai, kad dar vaikystėje, paauglystėje kažko neišsiaiškinai, kad nesužinojai skaudžių traumų, sužinai jas, pakeičiam taktiką, pakeičiam pratimus, pakeičiam darbo kryptį, ar ne? Matai, keičiasi dalykai. Reiškia, iš pradžių tu buvai suklydęs. Tai Ražauskas, jis yra klystantis, kaip visi gyvi žmonės, ir aš tą puikiai žinau, kad bet ką aš šneku su klientais tuo metu, ir aš jiems visiems pasakau, kad yra mano klaidos procentas. Minimum su 10% klientų aš suklystu. Vėliau paaiškėjo, kad man kaip atrodė, kur yra šaknis problemos ir kaip mes galim išspręsti tą situaciją, kad aš neteisingai supratau. Todėl, ir aš tą visada pasakau, turėkite omeny, kad viską, ką čia išgirdot mūsų pokalbiai, gali būti jūsų situacijoje neveiksminga arba išvis netiesa. Gerai, jeigu pabaigai, kas vis tik tave pykdo? Pavyzdžiui, kai pradėjom nuo alkio ar ne bado, kažko mums trūksta, tai ar yra kažkas, kas tave pykdo ir kaip tai susiję su tavo troškimu arba alkiu kažko? Ar yra kažkokie dalykai, kurie tave taip... Žmona kartais pykdo. Mes turim nuostabius 2 vaikus, berniukus, kurie labai aktyvūs, faini, sveiki, tai aš tuo džiaugiuosi, bet kas augina 2 mažus berniukus, ir daug dirba, ir žmona daug dirba, mes abu užsiėmę, visą kitą, žino, kaip yra, kaip tie vaikai nori to dėmesio ir kaip su jais būna reikalų. Tai kartais vaikai pykdo, kartais pykdo žmona, nes tu išsekęs, pavargęs, tarkim, buvo daug klientų, visko nespėjai ten susibalansuoti, kažkokia stresuota diena, dar vaikai užkniso, vakare žmona kažką pavargusi pati nedėmesingai tą užmetė ir žiūri, tu jau grubiai atsakai, bum, konfliktas. Nors tu viską žinai, tuos takelius, viską, ką daryti, ko nedaryti, bet tu kartais tiesiog nori būti žmogum ir tingėti namie. Ir aš sau leidžiu tą prabangą tiesiog būti žmogum, o ne būti psichologu namie. Taip. Aš nenoriu būti psichologu namie. Ir stengiuosi jo nebūti. Ir stengiuosi jo nebūti, nes niekam ten nepatinka ta tavo rolė. Taip. Tai apie kokį alkį kalba šitas dalykas, kaip ir pradžioje sakei, turbūt apie vėl tos meilės troškimo, priėmimo, ar ne? Kaip Mamontovas dainavo, niekada nebus per daug. Niekada nebus per daug meilės, šilumos, kažkokio, nes, kaip kiekvienas žmogus, aš neturėjau kažkokios mega tobulos vaikystės, kurioje tu ten jau taip užaugai, kad tavęs nieks mokykloje, šeimoje, giminėje ar kažkur, bent truputį šiek tiek nepatraumavo, žinai. Visi mes atsinešam savo skeletus, ar ne? Ir taip bręsdamas paskui šeimoje, ant klientų pavyzdžių, atpažindamas, augdamas su kitais specialistais, terapindamasis, tu pamatai, kad, po truputį tu keitiesi, po truputį tu išmoksti priimti, o ne kovoti su tuo pasauliu. Ir, kaip neurolingvistiniam programavime sako specialistai, lankščiausi yra įtakingiausi. Bet psichologijai tu turi išmokti ir gyvenime tokio pakankamo lankstumo, prisitaikyti, bet išsaugoti savo esmę, neparduoti savo sielos. To nereikia, bet tu turi kartais lankščiai pažiūrėti į žmonos ar vaikų ten blogą dieną ir pykti. Nebūtinai jie turi visada tave džiuginti ir mylėti. Neprivalo jie, neprivalo. Klientai ne visada turi gražiai su tavimi elgtis. Neturi jie elgtis su tavimi gražiai. Jie ateina problemų spręsti. Ir taip toliau. Nes lūkesčiai, mūsų gyvenime dažniausiai problema yra dideli lūkesčiai. Mane mylės, mane įvertins, aš ypatingas. Mes nesame ypatingi. Kažkuria prasme mes esame ypatingi tai, kad esame gyvus ir antro tokio kaip mes nėra. Bet ką rodo tyrimai, visi mes labai kažkaip ypatingai apie save galvojame. Mes esame tik žmonės. Mes esame tik žmonės ir mums reiktų išmokti paprastumo, tokio paprastumo vien su kitu ir paprasto šiltumo. O tai ateina dažniausiai tik su daug skaudžios patirties, su išmintim, su metais. Ir aš kiek matau tuos labai gerus psichiatrus, psichologus, psichoterapeutus, tuos tokius kaip profesorius Laurinaitis, profesorius Navaitis, Alekseičikas minėtas ir visi kiti grandai,
kurie žino, ką daro, bet jie turi ir širdį. Jie jau turi tą žmogišką gerumą atsiradusi, kur žino viduje, kad žmonių teisti nereikia. Jis išdavė, jis alkoholikas, jis tą, jis aną, jis ten paliko šeimą. Ok, aš tave priimu su meilė, aš tavęs neteisiu, aš dirbu su tavim, aš bandau tau padėti. Jie tą jau turi. Jie turi tą tokį vidinį ramybę, neskubėjimą, žinojimą, kad viską galima pataisyti, kad nėra neišsprendžiama. Būna situacijos, kur labai sunkiai išsprendžiamos arba kur, išsimtiniai atvejai, tu apsigyvenai su psichopatu, galbūt šito tu neišspręsi, jau psichopato tu nepakeisi, ne? Bet čia yra išimtis, čia yra 1 iš 1000, ar ne? O daugelis, kai šiais laikais skiriasi, kas antra mano klientė sako, gyvenu su narcizu. Ir aš tada pradedu galvoti, tai palauk, tai gaunasi pusė vyrų narcizai. Ne pusė, bet jau pusė tų žmonių, kurie ateina. Pakalbu aš su tais vyrais, ne visi ateina, bet kai kurie ateina, nepabendrauju aš su jais. Ir aš suprantu, kad ne pusė jų, o tik mažoji dalis. Nes kai kurie iš tikrųjų ten yra narcizai ir su jais bus problemų, bus labai sunku. Bet didžioji dalis normalūs, paprasti vyrai, kurie, užsiknisę tam santykiai, jinai pavargus, jis pavargęs, abu išsekę, abu avinai, abu su ragais dideliais, daužo viens kitą ten jau 20 metų. Bet nėra jis joks narcizas, jis tiesiog piktas, pavargęs, išsekęs, traumuotas žmogus. Prie ko čia narcizas? Tai labai lengva lipdyti žmonėms etiketės ir šiais laikais tom diagnozėm visi mėtosi. Oi, aš gyvenau su narcizu, oi, mano žmona tai ten buvo psichinė. Nebuvo jinai psichinė, jinai buvo pavargusi, išsekusi, tu neskyrė jai laiko, dėmesio, tu darai daug klaidų ir viskas tik blogėjo ir jinai tapo jau ten visiškai isterikė, bet ne pati tapo. Mielasis, su tavo pagalba jinai tapo isterikė. Ir aš tą matau, net iš to, kaip bendrauji, kokias turi vertybės, kaip tu dėlioji sakinius, aš jau tą matau iš karto. Nes mačiau jau tokių vyrų ne 1, ne 2 ir 3, 4. Ir aš žinau, kad jeigu jūs pakeisit šiek tiek savo elgesį, jeigu neskubėsit, pagyvensit atskirai, padirbsit su savim, pagyvensit kartu, galbūt viskas pavyks. Nes aš mačiau tų pavykusių atvejų, kur atsirestartuoja šeimos. Todėl aš kartais labai aštrios kritikos sulaukiu iš kai kurių kolegų, jie sako, kodėl tu sakai, kad visiems galima padėti? Ne visiems. Yra, 1% žmonių, 2% žmonių, porų, kuriuoms, greičiausiai tu nepadėsi. Bet tai čia išimtis, iš taisyklės. Visiems kitiems galima padėti. Super. Ačiū Dariau. Tai manau, kad talkimės ir užpildom, suprasdami, kad kiekvienam mums reikia meilės, šilumos. Ir dėl to net ir švietimo sistema iš tikrųjų labai matosi, kad norisi, kad palaikytų tos vaikus ir mokytojus, kaip reikia, kad palaikytų. Taip, o kas mylės mokytojus? Taip. Mes turim kaip visuomenė pradėti labiau vertinti ir mylėti mokytojus, nes tai yra viena iš pačių svarbiausių profesijų. Taip, čia aišku, aš turiu irgi apie tą istoriją, nes aš iš pradžių dirbau kokius 8 metus, važiuodavau į mokyklas su projektais, ar ten 6 kažkiek metų važiavau ir galvoju, kaip tie mokytojai, drąsiau, kūrybiškiau, darykit kažkaip kitaip, naujai, įdomiai darykit, mes čia pasiūlysim, padarom. Ir paskui pats padirbau mokykloje 2,5 metų. Ir dar ten buvo... Kūrybiškiau buvo. Buvo kūrybiškiau. Ir tada, ten diagnozį niekam aš nenoriu dalinti, bet aš supratau, kaip jaučiasi mokytojas. Ir tada aš grįžęs atgal į projektus. Sakai, aš jūs gerbiu. Aš jūs gerbiu ir galvojau, tada man dabar reikėtų galvoti, kaip sukurti, pavyzdžiui, iš tikrųjų sistemą, kaip kad vakarietiškose įmonėse, kur nuolatos motyvuojama, kur nuolatos rūpinamasi, kad nepabėgtų tavo darbuotojas, kur ten kelia atlyginimą, geri kvelinti, ten yra, ten ir kvalifikacijos kelimas, bet viskas taip, schematiškai. Ir iš esmės, kad jisai paliktas toks vienas. Gerai, ten privačioje mokykloje dar vienas kitas psichologas, gal ten ir kažkiek, bet kiek tų mokytojų kreipėsi pas tos psichologus, vargu ten. Nedaug. Tai iš tikrųjų linkiu ir mokytojams meilės, jums visiems šilumos, palaikymo ir tikiu, kad jeigu jaučiat kažkokių yra problemų, reikia drąsiai eiti pas vieną psichologą, paskui pas antrą, pas trečią, ketvirtą ir gal su 5 visai pavyks. Greičiausiai. Ir čia visai ne juokas, aš tokių žmonių žinau, kurie po 5-6 atrado tas, kuris... Nereikia bijot, tau tiesiog netiko žmogus, jūsų biški skirtingi laukai, biški skirtingi, sakykime, tipažai, viskas, eini, ieškai kito. Tugi nevedi žmogaus, ar nesitoki su žmogum, su kuriuo nuėjai į pirmą pasimatymą, su pirmu žmogum nuėjai,
Nu va, nuėjau į pasimatymą, nu tai dabar 20 metų ir gyvensiu su šituo. Ne, tu eini į kitus pasimatymus ir išsirenki Kartais taip žmogų, ir būna. kuris tau labiausiai limpa. Tas pats ir psichologijoje visur. Reikia rasti asmenybės, kurios jūs įkvepia augimui ir įkvepia pokyčiui. Tai nemažai palinkėjai, nebent nori pabaigą kokį nors palinkėjimą visiems, ar čia jau ir taip mes dalinomės. Mes prisidalinom daug, tai aš noriu padėkoti tau, kad pakvietėjai, galbūt pasidalins įrašo, aš ir savo kanalą įdėsiu, tai tada pamatys žmonės ir tavo, ir mano kanale, nuorodą įdėsiu į tavo kanalą, nes mačiau pas tave ir daugiau yra tokių... Ir toliau tu ketini daryti gilių pokalbių, o vat šito labai trūksta, nes tų tokių paviršinių, kaip gyveni, kas vyksta, na, jų yra daug dabar virtualioje erdvėje. Bet tokių, kur truputį užkabintume, vat, na, tą patį dvasingumą, gilesnį augimą, jų trūksta. Pareklamuosiu, da prieš tai kalbinau 3 skirtingus žmonės apie 10 Dievo įsakymų, ar ne? Viena buvo, Nu va, labai vienas buvo įdomi tema. kunigas rektorius kalbėjo apie 10 Dievo įsakymų, paskui dzenbudistų praktikuojantis menininkas ir Vaišnavų brahmanas irgi pasidalino, kaip jie mato 10 Dievo įsakymų. 3 įdomios asmenybės, jau 3 įdomus video. Dar vienas buvo, man mintis pakalbinti musulmonų dvasininką, bet kažkaip tais, jo, kol kas dar vis apmąstymas. Neradai jo. Vieną radau, bet dar neužkalbinau ir šiaip, ta prasme, toks nuolatos ieškai, galvo, čia verta, neverta daryti ar ne, tai kai kažkoks jau banga prasidės, vėl tada gal prasitęs tolimesniems visokiems įdomiems pokalbiams. Tai ačiū tau ir Ačiū tada Tomai, iki kad kitų pakvietei. kartų. Iki tavo.